Tai super. Gerai, labas vakaras visiems. Vidiniai mokymai. Pradedam, noriu pasidalinti paskutiniam naujienom, iš tikrųjų jų yra daug. Nu kaip daug, jūs jau matot, bet gal suprantu, kad ne visi matot, ne visi spėja sekti, o tų naujienų vis daugėja ir vis daugės. Tai, sakykime, visą laiką sakau, kad įmonė 7 metai rinkoje ir jinai dirba tikrai pakankamai greitai ir dinamiškai, ir jeigu reikia pakeitimo, tai pakeitimas bus greitai ir labai greitai ir netgi žaibiškai, ar ne? Kai kurie žmonės tikrai nesuspėja sekti, nesuspėja suprasti, kas čia vyksta, nu ir tai natūralu, kiekvienas turim savo užsiėmimus, savo darbus, bet, na, kažkokį tai pulsą palaikyti vis tiek reikia, ypatingai ten, kur yra mūsų pinigai, ar ne? Todėl čia tų žmonių ir nėra, kurie nėra įdėję pinigų bent kažkiek tai. Aha, Donatas ekraną savo rodo, galima išjungti, nes matau dar ir Donato šėrą. Jeigu gali Donatą išjungti, nes matau 2 ekranus. Dabar kokios naujienos? Galima mes pradėti nuo to, kad aš į čatą, į grupę įdėsiu dabar tam tikras nuotraukas. O, čia man tas kreivas ekranas. Įdėsiu tam tikras nuotraukas ir pabandysiu po truputėlį iš eilės pakomentuoti. Taip, tai dabar aš turiu čia kažkaip tai išeiti, kada ir kur Donatas prisijungia, gerai. Ir pradedam nuo sakykime, taip, nuo kurio šiandien, čia kas yra. Nu va. Va, turit matyti šitą, ar ne? Mato skaidrį, ar ne? Taip. Jo, gerai, viskas tvarkoja. Tai va, tai dabar šiek tiek norisi pakomentuoti, sakykime, nu, tai yra vienas iš variantų, vienas iš galimų variantų, ką mes turėsime nuo spalio 1 dienos. Aišku, reikia aiškiai suprasti, kad nebus tikslaus skaičiaus ir nebus vienodos skaičiaus nei vieną dieną. Jisai pats monetų kiekis, jisai turi tendenciją mažėti, ar ne? Bet kaina turi tendenciją didėti. Ir kainai įtakos turės daug dalykų, sakykime, ir ypatingai turės įtaką tie halvingai. Kaip žinom, pirmas halvingas tai yra monetų išėjimo į rinką, kasdieninis išleidimo į rinką monetų sumažėjimas per pusę, bus jau vasario 1 dieną, paskui 25 sausio 1, 26 sausio 1 ir taip toliau. Va, tai tie dalykai, jie įtakos kainą ir ne tik tie, ar ne, ir aplamai maža monetų emisija, kasdienis mažas išdavimas į rinką, aplamai monetų emisija, žinome, 100 000 maksimaliai, kas gali būti, kai bitkoinas turi 21 milijoną. Kasdienis išdavimas, dabar 50 monetų, nuo vasario 1 25 monetos į dieną, tie vadinami halvingai, bendruomenė auga, infrastruktūra plečiasi, produktai perkeliami iš seno blockchaino į naują blockchainą, lygiai taip pat nauji kuriami produktai, vis ateina daugiau žmonių, galų gale, kai Aleksas jisai parodys, manau, plius minus gal jau gruodį, parodys pūlą, nu sakykime, kaip pūlas suformuotas, kad kiekvienas paprastas žmogelis ar techninis žmogelis galėtų pasižiūrėti, kad jis yra tikrai užrakintas, kad prie jo niekas neprieina, kad kasdieną išeina tiek monetų ir jokių šansų daugiau išleisti. Monetos yra teisingai, sąžiningai padalinamos. Kažkas mikrofoną įsijungęs, ar kaip čia, žiūrėkit, man atrodo, kažkas esate, Šarūnas, jo. Kad kažkas, dar žiūriu, Donatai. Kol kas aš Donatą irgi uždariau, nes girdžiu savo veidą. Tai va, kad monetos išeina tiksliai 50 dieną. Nu, ten tiksliai, netiksliai gali būti 50 su centais ar kažkas, tai čia jau yra tam tikros blockchaininės skaičiuotės, ar ne? Parodysiu skaidrę, paskui pamatysit.
Ir kai bus visą tai parodyta, ar ne, kad pūlas sąžiningai, jisai veikia, iš jo paimti negalima, jį galima tik įdėti ir blockchainas sąžiningai atiduoda kiekvieną dieną tiek monetų, nuo vasario 1 per pusę mažiau ir taip toliau. Tai aišku duos dar didesnį postumį ateiti naujiems žmonėms, ateiti verslam ir taip toliau ir taip toliau. Va. Plus kiti dalykai, kurie įtakos į kainą, lygiai taip pat mes atsiradome CoinGecko. Jau stiprina monetą, mes taip pat atsirasim CoinMarketCap, vėl stiprins monetą, mes atsiradom jau MEX biržai, bent jau šiandien su Smart Coinų atsiradom, ar ne, vėl stiprina mūsų pozicijas, atsirasim GTO biržoje ir visi tie dalykai tik tai stiprins mūsų pozicijas. Tai dabar mes vienareikšmiškai esam labai geram starte ir tikrai pakankamai dinamiškam augime. Būsime bent jau iki vasario 1 dienos, tai mes pamatysim, kaip viskas dinamiškai augs. Vasario 1, sakykime, tas gaudingas vėl jisai įtakos dar didesnį pakilimą, paskui, aišku, bus kritimai, savaime suprantama. Na, bet vėlgi, jeigu mes pakilam į 40 000, nukrentam iki 36, ir viskas tvarkoja. Paskui pakilam iki 50, nukrentam iki 48 ir panašiai. Viskas čia yra proto ribose ir turim suprasti, kad tie kritimai jie būtinai bus. Tai paprasčiausiai juos reikia išnaudoti. Pigi kainą perkam, brangi kainą parduodam. Ir viskas. Tai dar mes uždirbam papildomai. Tai va, tai dabar šitą skaidrą. Ne, žiūrėkit. Čia yra vienas iš variantų. Aš jį pakomentuosiu, jis nebūtinai yra toks, koks bus, ar ne. Jis yra, sakykime, įsivaizduojamas rezultatas nuo spalio 1 dienos, sakykime, pirmom dienom. Ir ką čia rodo šitą skaidrę, ne? Kad rinka, pavyzdžiui, spalio 1 dieną jau yra išpirkta 400 000 split tokenų, ar ne? Spalio 1 dieną. Tada paimkim gana pesimistinį variantą, kad spalio 1 dienai kaina yra $20 000. Aš manau, dėl pirmo skaičiaus aš jį pasakysiu, ką aš apie jį galvoju, dėl kainos aš manau, kad jinai gali net būti didesnė. Gal net ir gerokai didesnė spalio 1 dienai. Nes tai bus pats didžiausias noras užsipildyti iki spalio 1 dienos ir pirks dabar monetas, ir jau matot dabar iš kainos, vėlgi parodysiu. Ir iki spalio 1 bus pakankamai didelis pirkimas ir spalio pradžioj irgi. Ir taip toliau sakykime, nes ne visi žmonės gali iš karto gavę 5x, 4, 3x paketus su gerokai daugiau split tokenų, negali juos greitai pasileisti. Toli gražu ne visi. Tai va, ir ką mes matom? 50 tokenų, ultima tokenų išleidžiama į dieną į rinką. Ir padalinam iš 400 000 akcijų, taip vadinamų, split tokenų arba akcijų, blockchainų akcijų, taip sakykime, liaudiškai kalba. Ar ne, mes turim, kad mums viena akcija, viena blockchaininė akcija atneša $2,5 į dieną. $2,5 į dieną. Tada paimam variantą, kad mes visgi dažniausiai yra perkami 1100 € paketai, per pūlą ten buvo 11 000 keli nupirkti. Bet tarkim, eilinis žmogus, jisai nusipirko 1100 € paketą ir prie dabartinių sąlygų jisai gauna X3, ar ne? Reiškia, jisai gauna nuo spalio 1 dienos nusipirkę šitą paketą, jis gauna 15 splitų, o dabar iki spalio 1 dienos jis gauna net 45 splitus. Bet tebūnie, jis turi teisę į 45 akcijas, bet jis, jeigu išsiperka tik tai 15 pradžiai už 2000, ar ne, tai jis į dieną gauna $37,5 į dieną. $1125 į mėnesį. Ar ne? Bet jis dar turi 30 split kontraktų laisvų. Jis juos, jeigu irgi įsiperka visus 45 split kontraktus, tai jisai turi $112 į dieną. 105 € į dieną, plus minus, sakykime, pagal kursą. Va, ir per mėnesį jis turi 3375.
Kad turėti šitiek, ar ne, tai reikia nusipirkti licenciją 1100 ir dar 3 kartus po 1100 pasileisti po 15 smart kontraktų ir turėti paleistus jau gauti visus 45 split tokenus, ar ne? Tai va, tai dabar va šitas variantas, ar ne, mano požiūris yra pakankamai optimistinis. Pakankamai optimistinis, aš imu tada kaip minimum gerokai pesimistiškesnį variantą, kad visus tuos skaičius minimum reikia per pusę sumažinti, ar ne? Įmonė savo prezentacijose rodė, kad tikimybė kažkokia, kad bus apie 1 milijonas split tokenų spalio pradžiai. Ar ne? Vėlgi, kaip bus, niekas nežino, ar ne? Nes pardavimai vyksta ir, sakykime, aš neturiu skaičiaus, kiek yra parduota, įmonė nebūtinai turi tuo skaičiumi dalintis, netgi, sakykime, taip. Va, bet paimkim ne šitą variantą, paimkim, kad yra, jeigu 800, ne, 800 splitų jau yra išdalinta, tai visus skaičius reiktų dalinti per pusę, ar ne? Tai tada prie 15 split kontraktų, kuriuos pasileido, mes gaunam 600 eurų į mėnesį. 600 eurų į mėnesį, ką tai reiškia? Tai dabar skaičiuokime, aš visą laiką atsiperkamumą skaičiuoju. 1200 išleidom licenciją, 1200 išleidom, sakykime, kontraktų 15 įsipirkimui, ten plus minus ten mokesčiai, 2500, ten nesismulkinsim, ne? Tai gaunami 600 į mėnesį, sakykime, jie dar po truputėlį mažės, bet čia jau toks gan pesimistinis variantas. Tebūnė 500, ne? Tebūnė 500, tai 500 kart 5, mes išleidom 2,5 tūkstančio, mums atsiperka viskas per 5 mėnesius. Va, per 5, per pusę metų, ne, dar biškutį mažės. Va, tebūnė dar mes ten galime padalinti iki to pačio milijono, atsiperkamumas gali būti, sakykime, kokie ten 8 mėnesiai. Netgi, kiek kalbu su žmonėm, net jeigu tai yra metai laiko atsiperkamumas, tai yra vis tiek žiauriai gerai. Tai yra žiauriai gerai, turint omenyje, kad sistema yra užprogramuota ir jinai veiks be pertraukų iki 2275 ir kokių metų. Ta prasme, jau blockchain'e yra įsiūta. Lygiai taip pat, kaip bitcoin'o blockchain'e yra įsiūta, kad jisai bitcoin'o monetos kasamos iki 2140 metų, kažkas tai tokio. Ir jau kasa 14 metų. Ir dar kas, ir dar 100 metų kas, ar ne? Kadangi, sakykime, tas kasimo sudėtingumas vis didėja ir kasėjų atsiperkamumas vis mažėja, tai jeigu dabar, pavyzdžiui, bitcoinų išeina ten į dieną apie 900, tuo tarpu, kai ultimų išeis tik 50, tai po halvingo į dieną bitcoinų gal išeis tik tai gal kokie 400, ar ne? Dar po 4 metų išeis gal tik tai 200. Ta prasme, vis mažėja išeinančių monetų kiekis į rinką tiek bitcoin'e, tiek pas mus. Tik pas bitcoin'o, skaičiai yra gerokai didesni, pas mus bendra emisija yra gerokai mažesnė ir kasdieninė emisija yra gerokai mažesnė. Ir pas bitcoin'o halvingas yra kas 4 metus, pas mus yra kas metus, o pirmas netgi po 4 mėnesių. Tai va. Tai čia optimistinis variantas. Paimkim, kad ir 3 kartus blogesnį variantą, tai 3 kartus blogesnis variantas, mes nusipirkim licenciją ir 3 kartus po 15 kontraktų pasileidom, mes išleidom 5000, tai blogiausias variantas vietoj 3300, tebūnė 1000, ar ne, į mėnesį. Išleidom 5, išeina 1000 į mėnesį. Vis tiek kažkokie tai 6, ten, sakykime, mažės tų emisija, bet monetos kaina didės. Tebūnė 8 mėnesiai. Tebūnė 12 mėnesių. Aš manau, kad atsipirks pakankamai greitai. Tai čia su paprastais paketais, kurie atėjo su akciniai, sakykime, čia paprastai, bet akciniai, kurie atėjo per poolą, ar ne, tai jie dar didesnį vertę gauna, nes per poolą savikaina splitų stipriai sumažėja ir vietoj, sakykime,
didesnės sumos išleistos licenzijom labai daug yra sutaupyta ant licenzijos, sakysim, pinigų. Tai va, tai dabar įdėsiu dar vieną skaidrę. Čia tiesiog viskas tas pats, tik tai matot jau kito lygio skaičius, ar ne? Tai vat 11 000 licenzija, ar ne? 11 000 licenzija duoda 500 splitų, ar ne? Ir dar mes turime dar 2 kartus po 500 mes turim papildomai. Va, iš viso 1500 prie dabartinių sąlygų, ar ne? Nu va, ir ką rodo, kad dieniniai mokėjimai, matot, 3750, nu, tebūnie jie bus 3 kartus blogesni, 1000, tai yra nedieniai, dieniai 1000, ar ne? Nu, tai vėlgi, tai čia nuo 500, o jeigu nuo 1500, tai dieninių nėra, čia yra mėnesinis 3000. Nu, tai va, tebūnie ne 3000, nu, tebūnie 3000 per mėnesį, nu, tebūnie, nu, kad ir per pusę, 1500, ar dar mažiau. Va, bet logika ta pati, aš gal čia labai nebeperskaičiuosiu, nes man galva nebe taip vakarai gerai dirba. Ir čia dar pabaigai yra pasakytinas vis tiek, šitas paketas mažai kam yra įdomus. Ir dar va čia ką norėjau pabrėžti, kad 220 eurų yra iš principo split tokeno kaina. Ar ne? Jūs tą tokeną, kurį gausite nuo spalio ten kažkokios tai dienos pradžios, vieni greičiau, kiti gal šiek tiek vėliau, kol čia viską prasuksiu, kas, pavyzdžiui, per pool ėjo, tai irgi reikės biškutį gal ten dieną kitą palaukti. Va, ir split tokeno kaina yra 220 eurų, tai jeigu imti, nu, va, tą pigiausią paketą 110, 110. Aišku, jeigu jūs pirksit didesnį, tai split tokeno kaina, savikaina yra mažesnė, bet visą laiką jūs galite orientuotis. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, jums prireikia pinigų, jūs turite daug tų, pavyzdžiui, split tokenų, jūs galite juos parduoti. Jeigu žmogus perka licenciją iki 1000, tai va, jūs už 200 eurų galite drąsiai parduoti. Žmogus sutaupo 20 eurų. Ir jam iš viso ten nereikia, jis gal net daugiau sutaupo negu 20 eurų, nes jam nereikia nei ten pinigus keistis, nei galvos sukti, nei nieko, jis ten piniginę susinstaliavo, permetė split tokeną jam ir jis jau gauna atlygį kiekvieną dieną. Tai va. Tai tas 200 eurų pakankamai. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, perka nuo 1000 paketo, ar ne, tai ten ta savikaina yra gal 107 ar kiek eurų, nu tai parduoda 130. Ne? Va. Nu, va taip, va. Ta prasme, visada yra galimybė perduoti, parduoti, paveldyti ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai čia tokie dalykai, ką norėjau pasakyti. Ar iš šito buvo kokių klausimų? Kaip ir aišku. Jo, gerai, klausimų nėra, tada einam toliau. Dabar ką dar noriu parodyti? Dar noriu parodyti va šitą dalyką. Nu, tarp kitko, įkeliu pirmiausia šitą, tai jūs šitą visi matėte, dar kartą įkeliu, galite prasukti tą vaizdelį. Bet kaip atrodys split dalybos, ar ne, kasdienės dalybos. Ir paimam mes tiesiog screenshotą, va, ir čia noriu biškutį komentarą. Irgi, gal kas supratot, gal nesupratot, va, my splits, ar ne, jūsų split tokenai, jūsų blockchainės akcijos, šiuo atveju yra viena, ar ne. Toliau jūs matot, kad iš viso rinkoje yra 25 732 splitai arba split tokenai arba tos akcijos išpirktos. Ne? Nu, čia toks simbolinis skaičius, aišku, bus gerokai daugiau, va, bet kad suvokti logiką. Ne? Ir kasdienis mokėjimas 51,84. Nu, vėlgi, tas 50 blockchain negali būti, kadangi ten yra skaičiavimas kas 30 dienų, ne taip ten 28, 31 ir panašiai, yra kas 30 ir tie metai jie turi biškutį kitokį skaičių. Ne? Tai tas gali būti, nu, 50 plus minus, ne? O galbūt tai yra šiaip tiesiog toks skaičius įdėtas, ne visai tikslus. Nu, bet čia jau yra nesmė. Bus plus minus 50 tokenų į dieną ir jie bus
vienodi, sakykime. Va, jie bus ten padalinti. Tai va. Ir mes matom, dabar žiūrėkit, kad yra 51,84 ir 25 tūkstančiai yra išpirkta. Ir mes ką padarom, labai viskas yra paprasta. Ne? Mes 51,84 į dieną išėjusias ultimas padalinam iš visų akcijų skaičiaus ir gaunam, kad jūs gausit 0,002 ultimas į piniginę kiekvieną dieną. Aišku, tas skaičius po truputėlį mažės, bet jo vertė, kadangi ultima po truputėlį augs, jo vertė didės. Tai va, tokia yra logika. Tai vat šitą 50, dalinkit iš 400 tūkstančių, kaip kažkas optimistiškai dalina, dalinkit iš 800 tūkstančių. Aš manau, kad iš milijono padalinus, pakankamai turėtų būti realus skaičius. Koks jisai bus iš tikrųjų, mes pamatysim spalio 1 dieną. Bet aš žinau, kad tas skaičius bus tikrai patrauklus. Tikrai bus patrauklus. Vėlgi reikia pagalvoti dar ir iš kitos pusės. Įmonė viską padarys, kad mokėjimai būtų pakankamai patrauklus. Vat ką noriu irgi šitoj vietoj pabrėžti. Sakykime, paleidžia įmonė sistemą, ar ne, pardavinėja čia, sakykime, produktą, licenzijas visą mėnesį, ažiotažas, taip toliau, ir staiga spalio 1 dieną visiems krenta po 5 centus už išleistus tenai 5 tūkstančius. Nebus taip. Nebus. Todėl reikia suprasti ir logiką iš įmonės pusės. Įmonė viską padarys, kad mokėjimai būtų patrauklus ir spalio mėnesį, ir lapkričio mėnesį, ir gruodžio mėnesį, ir po halvingo. Va, jinai, sakykime, dirba. Todėl, aš netgi galvoju, jau čia mano yra mintis, todėl, sakykime, gali būti tam tikri blockchaino korekcijos iki gruodžio mėnesio. Nes Aleksas kažkaip užsiminė, kad gruodžio mėnesį mes jau parodysim viską, kaip veikia, kaip čia uždaryta, kaip čia. O iki to mes esam šiek tiek testinėje būsenoje, ne? Va, tai jeigu matysis kažkodėl, kad biškutį krenta per mažai, galbūt galima bus pakoreguoti. Ir manau, kad tikrai bus galima. Ir, sakykime, plius minus gruodžio mėnesį, jisai atveria visas kortas, parodo, kad viskas blockchain'e veikia, viskas sustiguota, viskas atvira, niekur mes nebekeičiam ir prie pūlo niekas neprieina, monetų išeina tiek, kiek išeina, ir viskas. Tai aš manau, kad gali būti. Čia, aišku, mano nuomonė, gal aš klystu, bet kodėlgi ne, nes įmonė tikrai padarys, kad būtų patrauklu. Įsivaizduojat, stato imperiją, stato 7 metus, kažkas geriau sakas, kažkas blogiau, ir staiga vėl pastato, paleidžia ir vėl kažkas tai neina. Ne, įmonė tikrai padarys, kad viskas eitų ir tą testinį kažkokį periodą, galbūt tenai spalis, lapkritis, gruodis, ar ne, dar pasiliks kažkokiam korekcijai, kad jau ten gruodį visam pasauliu parodo atvirai atveria kortas, parodo blockchain'e visus niuansus, tikrinkit technariai, žiūrėkit, nes atvirumas, skaidrumas, jisai pritrauks labai daug žmonių. O kad jisai būtų tas atvirumas, skaidrumas, reikia tą sistemą sustiguoti. Nes realiai ir Aleksas nežino, jis nežino, kiek bus split tokenų parduota iš viso iki spalio 1 dienos. Jis nežino, kaip jisai gali sužinoti. Jūs nepirksit ir jau bus mažiau. Aš nepirksiu, bus mažiau. Nebūtų pūlų dar mažiau. Arba sugalvosim rytoj pūlo 110 tūkstančių, susimesim ir visi nusipirksim. Ir kas dabar žino tiksliai. Tai yra tokie teoriniai paskaičiavimai. Ir ką. Bet įmonė, aš sakau, tikrai drąsiai sakau ir ne su vienu kalbėjau ir su sakykime, mesgi pasišnekam tarp lyderių ir panašiai, kad, kitaip nėra logikos, ar ne? Įmonė paleidžia produktą, jinai jį padaro patrauklų, jeigu kažkokie niuansai yra koreguotini, pasilieka laiko koregavimui, nes mes neturim testinio periodo. Licenzijos parduodamas, ir paskui jau paleidžiamas, bet mes neturim, kad liktai parduodam, paskui per mėnesį kiek pardavė, tada įmonė ten sukoreguoja kažkaip tai, paleido, paskui gal po savaitės pasakė, ne 50 dieną, gal 100 dieną, ar ten 20 dieną. Ne, jau jinai tokius kertinius akmenis yra susidėjusi, bet kai kurie sisteminiai dalykai gali būti koreguojami, bet tiek bus koreguojami, aš manau, eigoje.
Va, ir tas produktas tikrai bus patrauklus. Aš net nebijoju. Vienas dalykas, įmonė padarys viską, kad jis būtų patrauklus. Antras dalykas, visada sakau, tie, kurie ateis pirmieji ir kurie pirmieji užsipildys, kurie pirmieji pasileis, jie uždirbs daugiausiai. Vienareikšmiškai, niekada kitaip nebuvo ir galit galvoti, galit žiūrėti, kad aš ateisiu spalį, lapkritį, gruodį, sausį, jūs ateisit prie daug prastesnių sąlygų, prie daug prastesnių. Aleksas turi tam tikrų kozirių, kaip sakau, gruodžio mėnesį sakė, aš turiu labai dar įdomių dalykų. Jis vieno webinare ten kelis kartus bandė prasitarti, bet taip ir neprasitarė, o jis visą laiką tokių dalykų turi. Ir ką aš išgirdau iš jo, kad split tokenai, turėkit juos, jie bus labai vertingi. Turėkit maksimalų kiekį iki halvingo. Vat aš nežinau, aš Aleksą girdžiu. Jūs galit netikėti, galit negirdėti, galit savaip mąstyti, bet aš jį girdžiu ir kiek aš jį girdėdavau, nežinau, man sekėsi, nes aš skaitau tarp eilučių, aš klausausi kartais po 2 kartus, ką jis pasako audio podcastuose, tuose žinutėse klausau rusiškai ir angliškai, nes ten viena mintis, ten kita, ten vienas niuansas, ten kitas niuansas, ir tada tu tarp eilučių supranti, ką reikia daryti. Kartais jisai tiesiai pasako, kartais taip tarp eilučių pasako, ar ne? Vat, ir tas yra labai svarbu, nes jis iš tikrųjų nori sėkmės. Jis nori sėkmės. Jeigu jūs kaip žmogų jau kažkiek bent jau jį suprantat, jo niekur nematysit nei jachtose, nei Lamborghiniuose, nei kažkur, tai jis laiką apžėlęs, gal suprakaitavęs, gal tarp šalių ten skraido ir panašiai nesiskutės. Iš webinarų, dabar tai rytesni webinarai, anksčiau tai iš visos ten žmonės ten ir sergantis atbėga, taip toliau, aš nežinau, kada jis ten miega ir panašiai, bet jo yra tikslas ne tą, lifestyle, gyvenimo tą parodyti tokį kažkokį prestižą, tokią prabangą ir panašiai, nėra. Pas jį yra kito intencija, jis nori pastatyti imperiją, kuriais galėtų didžiuotis ir jo vaikai, ir vaikų vaikai galėtų didžiuotis, kad jis sukūrė kažką grandiozinio. Vat čia yra jo arkliukas. Todėl aš juo tikiu. Ir jisai bando, kūrė, kažkas nesigauna, kažkur reguliatorius stabdo, dar kažkas, tai jisai eina toliau. Ir taip ne viskas idealu, bet tai yra verslas. Ne viskas idealu, bet mes 7 metai rinkoje. Dabar aš kiek šiandien susitikau su keliais klientais, kiek žmonės investavė pinigų ir kiek stovi platformų, kiek neišmoka pinigų platformų, daugybė platformų, kurios iš vis neišmoka, ten visokios tradinimo platformos, forexo lygio platformos ir panašiai, nes rinka 2 metus sėdi minuse, iš ko jie mokėti. Ir visi laukia kažko tai. Ir dar tai sakau, tai gerai, kad ten viena moteris sako, nežinau, čia gal jau ir pamiršiu savo pinigus ten kelis tūkstančius, bet tai sakau, dar įmonė yra, tai dar yra gerai, o kiek įmonė žlugo, o mes 7 metai rinkoje. Ir aš manau, kad mes sukursim imperiją. Galbūt tai, šita ultima, šitas modelis, galbūt jau yra tai, prie ko mes priejom. Galbūt bus dar kažkas tai po 5 metų ar po 7 pastiprinta, sukoreguota, kad būtų dar geriau. Ir tas greitis, tobulėjimas, klaidų taisimas, čia yra labai daug dinamikos ir greičio. Man tai labai patinka ir aš tai labai vertinu, kai kas, žinau, nelabai tai vertina. Tada, sakau, reikia gal su kitais dalykais susimti. Tai šitą dalį jo. Ir paskui jau mano, sakykime, rewardai, ne? Tai tie rewardai jau ir bus, sakykime, kuriuos mes gaunam. Ir atsiras čia kažkur tai mygtukas, čia dabar gal jo ir matau, nematau, nesvarbu, paspaudžiat mygtuką ir pasiemat. Arba kasdieną, arba kas savaitę, arba kas mėnesį, kaip norit. Ir tada jau galit su to monetom daryti, ką norit. Įsivedat į biržą, parduodat savo partneriui, klientui parduodat, dalį pasikeičiat USDT, galbūt bitcoinų nusipirkat, dalį reinvestuojat, dalį įsivedat į eurus, ar ne. Jeigu USDT, reiškia, jūs jau turite stabilią valiutą, nes jums, pavyzdžiui, per baisu, kai krenta ultima. Man tai visiškai nebaisu, aš vis nusipirkiu, kai krenta ir norėčiau, kad iki 5 nukristų, o tu užsipirčiau, tada nežinau. Kitiem yra labai baisu, tai tada išeinat į USDT. USDT, kaip ir stabilioji valiuta, arba iš jūs persivedat į eurus, kurių galų gale nebus, turėsit centrinių bankų skaitmeninę valiutą ir tada ten bus dar gerokai baisiau. Tai va. Ar šitoj vietoj viskas aišku?
Gerai. O tai ta programėlė nuo spalio 1 ir pasileidžia, ne? Jo, tai jinai čia turi būti, sakykime, kaip aš suprantu, tai turi būti tas pats smart walletas, kuriame atsiranda galimybė priimti split tokenus ir blockchainas supranta tą smart walletą, jis visus juos suvokia, nes tai yra mūsų blockchaino piniginės ir jisai mato, kad tame wallete guli ten 100 split tokenų ir viskas iš 100 dalių atseikėjo kasdieną, kas 24 valandas. Paspaudėt mygtuką, pasiėmėt. Tai, vat taip dabar aš suprantu, ar ne? Gal ten bus kažkokie niuansai, iki galo tai nepasakė, bet vat, kol kas logika yra tokia. Ir tos split tokenus, jum atsibodo, sakykime, reikia vaikui perduoti, jūs tada persiuntėt į kitą piniginę, tada bus laikas, manau, kad bus apie parą, nežinau, dar tiksliai paprastai blockchainė visą laiką būna. Jeigu tokios kaip blockchainės akcijos perkeliauja iš taško A į tašką B, turi jos, kaip anksčiau mes gaudom irgi, sakykime, tas pasyvės pajamas iš blockchain vietų, ar dar iš kažkur buvo toks kaip monetos prisirpimo laikas. Ar, kad jeigu pervedėm, tai iš tos piniginės, sakykime, jau į tą nebeina revardai, o į kitą, kad pradėtų eiti, vėl tada turbūt nuo pervedimo laiko prasideda skaičiuotis ta para, praėjo para lygiai, o galbūt nuo pervedimo turės galbūt ir daugiau parų praeiti, šito dar nežinau. Ir tada jau viskas sistema užsikuria. Čia yra tam tikri blockchainiai dalykai, kad ten sistemos neperkrauti ir panašiai. Nes jeigu ten pervedė veda į kairę į dešinę, ten iš karto reikia mokėti, blockchainas turi irgi dirbti ramiai pagal savo algoritmus ir nesiblaškyti. Tai irgi yra tam tikri niuansai. Gerai, tai čia klausimų daugiau neturime, ne? Dabar kas čia dar? Šitą rodžiau. Šitas skaidrės matėt. Tas irgi skaidrės matėt, ar ne? Tai va, tai yra Smart Exploreris, ne? Va, tai čia yra blockchainas. Kiekvienas technarius, ar jūsų žmogus, kuris ten nieko netiki ir jūs jam duokit pačiupinėti, jis įeina į Smart Explorerį ir mato čia smartus, mato VIN tokenus, ultimas mato, ar ne, viską mato, ar ne? Nes tai yra Smart Blockchain Exploreris. Va. Ir čia gali pasitikrinti, pavyzdžiui, yra Total Supply, matot? Split, viršutiniai skaidriai splitų yra ir Total Supply. Ir jūs patys galėsit pasiskaičiuoti. Spalio 1 dieną čia atsiras ne 0, o 1 milijonas kaip pavyzdys ir viskas. Jūs padalinot 50 iš 1 milijono, padauginot iš savo akcijų skaičiaus ir jūs žinot skaičiuką. Apytikslė, ne, ten centų gal nesugaudysit, bet apytiksliai žinosit, ką spalio 1 dienos vakare gausit, ten po 24 valandas, sakykime, ar spalio 2 ryte, kažkaip tai taip. Tai va, ir čia visi, klausimas? Ar šiaip kažkas? Jo, tai čia, kur tas split, tai, ta prasme, jisai kiekvieną dieną keičiasi, ne tas skaičius? Jo, jisai ne kiekvieną dieną, jis kiekvieną sekundę keisti. Ai, ta prasme, kas prisijungia, kažką keičiasi, ne? Jo, žmogus nusipirko, sakykime, jeigu licenziją nusipirko nepasikeitė, bet tik nusipirko split kontraktus, užpildė tą licenziją, sakykime, viskas, iš karto splitų daugiau atsiranda, daugiau, ir tas skaičius didėja. Bet tik tada, kada užpildo visą licenciją. Ne visą, ne. Kiekvieną dalį. Pavyzdžiui, žmogus nusipirko už 11 000 licenciją, bet jis tik 100 eurų tą turi. Jis už 100 eurų nusipirko vieną splitą. Ir vienas splitas tenai pasirodė vienu splitu daugiau. Tai visiškai neapsimoka. Todėl, kas dalyvauja pūlė, aš jau nekartą sakiau, kad pildysim ne po 100, o tik po 1000. Ir kaip po 1000 tol, kol sudėsim, gausim 11 000 ir tik tada pirksim, sakykime, tuos split tokenus už 11 000. Nes 11 000 pūlas jisai 5 kartus leidžia, arba 4 kartus, arba dabar 3 kartus po 11 000 leidžia išleisti. Bet jeigu mes leisim po 1000 ir išpirkinėsim, mums išbrangstam, kaip minimum 30%, neapsimokės. Tai va. Bet žmogus, turi teisę, sakykime. Jeigu jūs sakysit, aš sutinku, kad išbrangtų, bet noriu čia ir dabar,
Nu, jo, galbūt, bet aš nežinau, ar aš imsiuos tą daryti, nes čia tada reikia perskaičiuoti, kiek jis brangsta ir taip toliau, čia krūva reikalų. Ir taip nebus kada čia žaisti. Tai va, tai aš manau, kad mes surinkam 11 000, paleidom, pasidalinam, surinkam 11, paleidom, pasidalinam. Vat logika bus tokia. Va, ir ir apatiniam langė, irgi vat matosi VIN tokenai, split tokenai, Ultima, nu ir Smart irgi čia kažkaip turėtų gal būti. Tai va, VIN tokenai tai yra vidiniai tokenai, VIN tokenus jūs gaunat už pardavimus, VIN tokenas iš principo atitinka eurus. Aš dar neįdėjau 2 skaidrių čia, nebeparodysiu, bet pasakysiu logiką, ar ne? Jeigu jūs, pavyzdžiui, dalinatės, dirbat su pardavimais, pasiekėt 250 000 apyvartos, nu patikėkit, nėra čia kažkas kosmoso. Galima pasiekti ir per kelis mėnesius, ir per metus kitus. Ne? Bet jūs pasiekėt 250 000 apyvartos ir kai 250 000 apyvartos pasiekėt, jūs gaunate 3000 bonuso eurais, jūs gaunate 100 000 bonusą VIN tokenais, o ką tai reiškia, tai 100 000 jūs galite už 100 000 nusipirkti licenciją. Ar ne? Tai, tai realiai ateina jūsų kolega, ar ne? Ir jūs parduodat jam tos VIN tokenus. 1 prie 1. 100 000 VIN tokenų lygiai 100 000 dolerių, ar ne? Ir jūs gauna dar automobilį už 10 000. Tai pasiekus deimantą, ar ne, jūs gaunate iš principo į rankas 113 000, va, ir tada, sakykime, bet kas iki milijoninio gylio pas jūs perkantis, už visus jūs gaunat plus 15%. Nu, čia pardavimų tema yra atskira, bet realiai tik trumpai pasakau, kad reikia pasiekti šitą lygį. Reikia pasiekti, nes atsiveria tokios nerealios galimybės už pardavimus gauti tokius nerealius pinigus. Ir visą laiką tie pinigai buvo mokami, ar ne, kas dirbo su pardavimais, kas žino, Ultima, su praeitom monetom, ar ne, tikrai tie pinigai tokie dideli ir buvo. Ir tas pats modelis ir dabar veikia, tik atsirado papildomai VIN tokenai, atsirado papildomai komandiniai bonusai, ten atsirado papildomai automobiliai, ten būtai, jachtus, taip toliau, ir dar ten visokių dalykų. Va, ir atsirado bendri pūlai, ten, sakykime, jau tų, kurie pasiekė didesnius pardavimus. Nu, daug visko atsirado papildomai ir labai labai gerai. Nu, tai čia papildomai dėl pardaviminės dalies. Dabar, toliau, ką aš noriu parodyti, toliau, jo, šitą jūs žinote, bet dar sykį šitą, tiesiog priminimas, turime trečiadienį, ketvirtadienį. Jeigu kažkas ateisit penktadienį ir sušoksit, aš realiai nelabai padėsiu, nu, gal dar rytiniai pusė kažką, nors pas mane ten ir renginiai, susirinkimai ir panašiai, 6 valandą aš uždarau iš duris, tai penktadienį nesitikėkit iššokti paskutinį traukinį, paskutinį vagoną. Va, nebent patys susiorganizuosit, ten nusipirksit, tai jokių problemų, bet jeigu reikės pagalbos, tai tada jau padėkit vienas kitam, jeigu manęs jau nėra arba aš jau nebepagaunamas šitoj grupėje, rašykit, skambykit Šarūnai, kuris daugiau žino, arba dar kažkam, tai ir tada padės. Arba, kas per pūlo, tai jo, ten viską nuo sekmadienį aš sutvarkysiu, sekmadienį, pirmadienį, o kas norės ne per pūlą asmeniškai ar kažkaip organizuoti bendrą pūlą, tai jau to laiką mes turime realiai 2 dienas. Maksimum. Tai va, o šitas, ką jisai rodo, ne, rodo, kad mes turime, jeigu nuo spalio 1 dienos mes turėsim už tą pačią licenzinę kainą tik 15 split tokenų akcijų, tai dabar turim 15 plus 30, 5. Išleidžiam pinigų tiek pat, gaunam 3 kartus daugiau. Ir kiti paketai atitinkamai, ne? Tai va, šitą jūs irgi supratot. Dabar toliau. Šitą naujieną irgi jūs jau žinote, mes išėjome į CoinGecko, tai tada buvo dar 18 000, dabar jau tuoj 20 000. CoinGecko tai yra, nu, praktiškai vienas iš pagrindinių resursų kripto rinkoje, kuris yra CoinMarketCap analogas.
ir tai yra, agregatorius, tai yra, kur visos yra monetos, visos apyvartos, taip toliau, čia sudėta, galima filtruoti, žiūrėti ir taip toliau, čia be galo svarbus resursas. Ir jau mes esam ten, tai yra labai labai svarbus žingsnis. Kitas žingsnis, mes atsidursim CoinMarketCap. Čia yra numeris 1, o CoinMarketCap aš skaičiavau pagal apyvartas, pagal bendrą kapitalizaciją, monetų kiekis rinkoje ir kaina, mes atsidurėm apie 69 vietoj kažkas tokio. Tai jūs jaučiate, jeigu mes atsidurėm 69 vietoj, tai yra kosmosas. Tai yra kosmosas, visas pasaulis mus iš karto mato, jau pirmą šimtuką žiūri, tai jau labai žiūri pirmą šimtuką. Bet yra tikimybė, aš galvoju, kad mums iš pradžių vėl tos kapitalizacijos nerodys. Jau su anom monetom aš pasimokiau ir suprantu, kad gali būti nerodys, bus tam tikras testinis laikotarpis, ar ne? Nes staiga moneta ant naujo blockchaino, realiai kaip ir šviežia, nuo spalio, tai yra kovo mėnesio atsiradusi, ir staiga jinai atsiranda tam pirmam šimtų. Dabar pamiršę. Tas skambutė labai nepatinka. Girdės, kad netikiuosi? Labai prastai girdisi. Čavinai? Alio, girdisi? Labai prastai girdisi. Negirdžiu aš tavęs. Sekundėlę, aš perėsiu. Tai tie skambučiai būna išklausai šviežiai. Taip, dabar girdisi? Dabar gerai. Jo, ir aš girdžiu. Jo, matyt, kažkaip ausinė numuša kažkodėl. Gal neskambins, tikiuosi. Tai va, tai gali būti toks testinis laikotarpis, kai CoinMarketCap kapitalizacijos tiesiog nerodys. Va, tai mes būsim kažkur tai, bet mes būsim CoinMarketCap, o visi normalūs žmonės būtinai pasižiūri, ar jūs esate tenai, ar ne, ir tai bus didelis žingsnis. Jau CoinGecko yra didelis žingsnis. CoinMarketCap bus iš viso labai labai didelis žingsnis, ar ne. Tai va, šitą supratom, CoinGecko esam. Toliau. Mes pasileidom MEX biržoje, tai pasileido kol kas tik tai Smart Coinas. Va, pasižiūrėkit, tai yra Smart Coinas. Kiek jisai kainuoja, aš visiems sakiau, Smart Coino reali vertė yra apie centą. Tai va, tai jeigu norit parduoti Smart Coinus už centą kol kas, tai yra už 10 kartų mažiau negu mes prognozuojam, tai jūs galite tą dabar padaryti. Galite kainos pagaudyti ir ta kaina tikrai kils. Kaina kils. Čia netgi labai patogu, jeigu jūs vertę suprantat, kažkas supranta, tai galite nusipirkti pigių, sakykime, Smart Coinų ir paskui, kai pakils iki 5 centų, parduoti 5 kartus brangiau. Dar viena iš strategijų, ar ne? Vienas iš variantų. Bet dabar yra tokia reali kaina, nes CoinsBit'e stovi 10 centų, bet 10 centų tam, kad jau pasiruošta, kad jūs galėsite už Smart Coinus pirkti licenzijas iš kabineto, bet tos licenzijos bus po 10 centų įvertintos. Ta prasme, Smart Coino kaina bus 10 centų perkant iš swapinimo svetainės. Jeigu jūs pirksit iš piniginės, jau licenzijas ar ne, tai bus tada rinkos kaina po centą tenai, ar po 2 centus, po kažkiek tai, o iš swapinimo svetainės bus 10 centų. Tai čia vėlgi, į piniginę reikia persivesti, kas norėsit jau toliau tos ultimas gauti, išsivesti ir toliau, jūs turėsit piniginėje būtinai turėti Smart Coinų, tai tokius, kažkas mikrofoną įsijunkit, tai būtinai turėsit turėti tam kaip minimum 150 Smart Coinų piniginėje, čia jau bus komisinis mokestis, o šiaip tai geriau daugiau, kokius 300 persiveskit ar ne, bet kitus, aš manau, persivesti nėra prasmės, nebent norit parduoti, laikykit PLC swapping svetainėje ir kai spalio mėnesį viskas pasileis, jūs tada jau matysit, kaip viskas vyksta ir jau bus leidimas kažkuriuo metu
pirkti už smart coinus, pirkti licenzijas ir jūs jau tada matysit, yra reikiamas kiekis jau sukrito, aš galiu nusipirkti, kad ir mažą licenciją. Va, ir va, taip jau užsikurti. Sakykime, aišku, nuo 1000 licenzijos visada bus geriau, bet iš kitos pusės ateiti anksčiau irgi visada bus geriau. Ir čia dar reikia pagalvoti, kas labiau išloš šitoje vietoje. Tai va, tai čia yra smart coinai ir MEX biržoje greitai bus ir Ultima. Nežinau, čia kelios dienos savaitė, kada mes čia atsidursim, kada tą Ultimą patvirtins, bet jau labai greitai. MEX birža pagal reitingą yra plius minus, CoinMarketCap reitingą tarp 500 biržų yra apie 17 vietoj, tai labai gera birža. Va 17 vieta pagal paros apyvartą daro apie 500 000 plius minus, kai Coinsbitas apie 200 000 per parą, ar ne kažkas tokio, jeigu aš gerai atsimenu. Tai va, tai irgi, dvigubai, vos net trigubai geresni rodikliai negu Coinsbito, ar ne? Toliau mes išeisim į Gate.io biržą. Gate.io yra dar jau ten spalva yra kitokia, CoinMarketCap, jinai ten tokia žalia, jau jinai labai gera. Čia dar tokia biškutis turi kažkokią kitokią spalvą. Ten yra pagal spalvos reitingą ir panašiai. Va, tai Gate.io čia irgi jau netoli, gal spalio pradžioje, gal kažkada. Ten yra ta birža, jinai yra panašiai 8-9 vietoje. Pirmam dešimtukė, tai yra topas, žiauriai gera birža. Va, ir reitingai labai geri, apyvartos irgi yra panašiai kaip MEX'o, va, bet, ten yra patikimumas dar didesnis, taip toliau. Jeigu ten, aš nežinau, Coinsbitas kokioje vietoje yra pagal patikimumą, pagal visus reitingus, bet, sakykime, kažkur tai gali būti 35 vieta, gal 50 vieta, tai va, o čia kalbam apie 17, apie 8-9 vietas, tai yra, geros, išties labai geros biržos. Ir mes eisime į visas tas biržas, jau mes šitose visose buvom, su praeita Ultima, ar ne, buvom 20 biržų, tai va tą visą istoriją turim pakartoti iš naujo, kadangi yra naujas blockchainas, nauja moneta naujo blockchaino ir mes turim tą visą istoriją pakartoti, bet jau visi keliai praminti, ar ne, ir žinom, kokia birža, ko nori, kokie reikalavimai, kokie pinigai ir taip toliau. Ir tas jau yra lengviau padaryti. Ir galų galia, aišku, tikslas lygiai taip pat nepasikeičia, kažkada bus Binance. Aš manau, kažkada bus Binance. Toliau Ultimos dinamika, dar viena skaidrė, tai va, matot, ar ne? Kas vyksta kas 4 valandas, ar ne? Va, taip pat auga. Va, taip auga, aš nespėjau, dar dabar turiu eurų, turiu pasikeisti į dolerius, nespėja mano keitėjai taip greitai dirbti ir jau norėčiau po 18 000 nusipirkti, o turbūt pirksiu gal ir po 21 000. Ką darysiu? Tai va, tai dabar kaina su kiekviena diena tik augs, iki spalio pradžios tikrai augs, ten spalio 1, manau. Galbūt spalio 1 gali būti pakritimas kažkoks, nes licenzijų akcijos baigsis. Dalis bendruomenės, dalis pardavėjų tikrai gryninsis pinigus. Aš manau, spalio pradžioje gali būti toks dviprasmiškas laikas, spalio pradžia. Gali būti ir spaudimas pardavimui Ultimos ir visgi kita dalis bendruomenės pildysis, ar ne, ir norės kuo greičiau užsipildyti, kuo daugiau nusipirkti Ultimų. Tai vat, kas atsvers, pamatysi. Bet susvyravimas tikrai bus. Tai vat, tokios yra tendencijos. Dabar kas dar? Tai čia ta pati MEX'o birža, kad mes esame jau šitą matėte, ir atrodo tokius pagrindinius dalykus aš ir pasakiau. Aišku, jūs turite suprasti, kad laiko liko visiškai nedaug. Aš nebejoju, kad ta spalio pradžia pradžiugins mus, aš visiškai nebejoju. Dėl daugybės priežasčių, dėl to, kad ir įmonė nori, kad mes džiaugtumės, ar ne, tikrai nenori, kad spalio 1 dieną, kaip sakiau, žmonės, aš stengiausi, prisipirkau licenzijų ir dabar bilekas gaunasi. Ne. Jeigu įmonė 7 metus, jeigu turi tikslą pastatyti imperiją, jinai darys viską, kad mums būtų gerai, nes klientam gerai ir įmonė gerai. Ta Aleksas šito supranta. Tikrai Aleksas supranta, jisai, jeigu žiūrėti visokias sąlygas, kiek aš su juo dirbu, jau tuoj 6 metai prasidės, kiek daro visokių akcijų ir panašiai, jis, tokių dalykų padaro, aš nedaryčiau.
Aš nedaryčiau. Tiek akcijų, tiek visokių dalykų, sakykime, kiek žmonės susidirbo su praeitą ultimą, sakykime. Gerai, kažkas tai laukiam, kažkas neįsigryninom, kai buvo 100 000. Realiai, patys kalti, ar ne? Bet žmonės uždirbo kosminius pinigus ir ten buvo pelnas ant pelno, akcija ant akcijos, ar ne? Tai jau dabar bus, tikrai bus mažiau, bet bus kažkas. Pasileis kortelės, prie 1000 paketo vėl bus kortelės, kol kas laukiam, ką ten pasakys reguliatoriai, arba bus kitas bankas ar kiti bankai, jau vyksta dėrybos. Vėl kažkokie kiti dalykai, ką jau Aleksas sakė, gruodžio mėnesį pasakysim, ar ne. Ir bus labai įdomių dalykų, bet ir dabar paliko X3. Šiandien turėjo būti X2, šią savaitę turėjo būti X2. Paliko X3, tebūnė, pabaigėm su gerom sąlygom ir tai, niekam nenumušė rankų, netgi pakėlė pardavimus, ažiotažą, ar ne, kad sąlygos išliko pakankamai geros, 5 tai buvo, ten pirmas pūlas, tai šis kosmosas, X4 gerai, X3 tai, irgi labai, labai, labai gerai. Ir viskas, ir nuo spalio 1 dienos mes turime 1:1, neturime jokių akcijų, kažkada atsiras gal kortelė prie kažkokio tai paketo, gal kažkas tai. Bet taip pat, iš principo mes važiuosim taip. Ir dabar žmonės ateina šiek tiek su tikėjimu į priekį. Spalio mėnesį jie pamatys realius rezultatus ir aš nebejoju, kad jie pamatys pakankamai gerus rezultatus. Jie pirks tas licenzijas ir be to X5, X4 ir X3. Tikrai pirks. Aš nebejoju. Tai o jau jums spręsti, ar pirkti ar nepirkti. Tai turime trečiadienį, ketvirtadienį geriausią laiką susisukti. Su pinigais nusipirkti licenciją. Ten užsipildysim, galbūt nespėsim spalio 1, galbūt 5. Jau, nebe tiek bus skaudu, ar ne, nes mes turim pakankamai laiko, neiššokam ten į patį tą pirmą dalybos traukinį, ne taip dar baisu. Bet mes turim 3 kartus daugiau talpos, 3 kartus daugiau licencinės talpos. Tai yra labai, labai gerai. Šarūnai dar kažką įmėte. Šito gal aš, kažkas irgi manęs klausė, turbūt gal taip ir nepaaiškinau. Smart coinai turės steikinimo funkciją. Kas tai yra steikinimas? Sakykime, tai yra, kai monetos yra blockchain'e užšaldomos tam tikram laikotarpiui ir blockchain'as už tai, kad monetos yra ištrauktos iš rinkos, sumažintas jų kiekis rinkoje ir taip kiekį mažinant duoda stipresnį postumį kainai, visą laiką taip yra. Atimkit iš rinkos ten $0.50, doleris iškart bus visai kita vertė, ne dabar tai išlamštas su savo infliacija. Bet nieks to nepadarys, nes vis juda spausdina. Tai čia tas būtent defliacinis modelis. Reiškia, mes paėmėm 300, čia iš mano piniginės, paimat, aš ką laikau, 301 smart coinų laikau, ar ne savo piniginę, kad man užtektų transakcijų. Tai po 10 centų tai yra $30. Bet realiai tai yra, šiai dienai tai yra $3, ar ne? Jeigu žiūrėti po 1 centą. Bet man jų nereikia dabar parduoti. O transakcijom, tai, koks man skirtumas, sakykime, transakcijom, ar taip nurašys tos 2%. Tai aš galėsiu, kai tik pasileis steikinimas, tuos 300 ar 30 ar 3000 ar 30 000, pas man jų daug yra, įdėti į piniginę ir užšaldyti blockchain'e, pavyzdžiui, metam laiko. Nežinau, kokie bus periodai, gal bus pusmetis, metai. Ir, pavyzdžiui, sakys, jeigu užšaldot pusmečiui, tai dar ta suma užaugs ten kokiu 50%. Ne? Jeigu užšaldysi ten kokiam metam, gal 100% užaugs. Prasme, tai yra papildomas pelnas, kurį jūs turėsite, kol tie smart coinai guli. Pavyzdžiui, jeigu jūs nusipirkot licenzijų, pavyzdžiui, per poolą ir panašiai, ir artimiausių metų neplanuojat upgrade'ą daryti iš smart coinų, ar ne, po 10 centų, tai mielai atsirado steikinimas, kam jum, kad gulėtų pinigai be darbo, jūs juos dar papildomai metam. Jau jūs juos galite pasimti, išsikeisti, bet po centą jūs tikrai neparduosit, neapsimoka, o 5 centai bus gal tik po metų, ar ne?
tai jūs dar tuos savo smartcoinus padvigubinot ir po metų pardait po 5 centus ir dar dvigubą kiekį. Na, nu, kaip pavyzdys. Tai yra steikinimas. Ir daug yra monetų, kurios yra steikinamos, yra daug tų steikinimo platformų, galima įvairias platformas, sakykime, tai blockchain'ų šaldyti ir gauti papildomus pinigus. Tik, sakykime, nu, paprastai nebūna tokie dideli atlygiai, nu, būna 10%, mažesni, gal didesni kažkiek, tai, bet, nu, sakykime, su mūsų monetom gali būti ir didesni. Gali būti gal ir ten 30, gal ir 50 metinių, gal ir visą 100. Nu, ką žinau, kiek ten bus, pamatysi. Tai va, tai logika yra tokia. Gerai. Taip, ką mes praėjom, 41, 50, nu va, jau mes praėjom geras 45 minutės. Tai dabar kokių dar turim klausimų? O tie, kas svopino pirmieji prie 1-2 procentų, tai kada pasikeis, neaišku dar, ne? Jo, neaišku. Kažkaip sakė, 2-3 mėnesiai. Nes reikia vėl visą tą sistemą perdaryti. Tas monetas kažkaip nu vėl, sakykim, jau pas mane išėjo monetos, ar ne? Tai dabar, nu, gerai, nefantazuosiu, bet, nu, žodžiu, yra reikalų. Yra reikalų, kad padarytų ten jau 10% metų, ar ne? Tai va, tai bet tas bus padaryta. Taip, o Kristina atėjo, labas vakaras. O tai kai akcijos laikotarpis baigtis, aš suprantu, tai bus visą laiką, ten ir spalį, lapkritį, gruodį po 15 splitų. Taip, jau iš principo niekas neturėtų keisti. Nu, yra kažkokia tikimybė, gal kažką padarys, bet aš abejoju. Aš manau, kad modelis pats iš savęs jisai bus pakankamai patrauklus, kad viskas važiuotų be akcijų. Išskyrus, kaip sakau, kortelės, manau, tikrai įdės, galbūt dar kažką tai sugalvos, ką ten sakė, gruodžio mėnesį kažką ten turi jisai paruošęs, nu, visą laiką kažką sugalvos. Manau, kad naujiem metam tikrai kažkas tai bus tokio geresnio negu iki naujų metų, ne? Vat, kažkokie ten kalėdiniai, naujametiniai, kažkokios tai dovanos gali būti, sustiprinti rinką, ar ne, atitinkamai ir pirkimai didės, atitinkamai ultima tikimybė, kad ant naujų metų jinai stipriai augs, irgi yra labai didelė. Aplamai kripto rinkoje tie tokie būna, na, naujametiniai laikotarpiai būna tokie gana neblogi. Na, dabar, aišku, praeitais metais nebuvo tas kritimas, bet jau šis, jau dar, gal ne, bet jau kitas, tai tikrai jau tas halvingas bitkoino bus, ar ne. Ir dabar įsivaizduokit, nauji metai, ten dar papildomos akcijos, ažiotažas, moneta kyla, žmonės uždirba, vasario mėnesį halvingas, kaina dar sukyla, balandžio mėnesį bitkoino halvingas, bitkoino kaina sukyla, rinka atsigauna. Aš manau, kad, nu, didelė tikimybė, kad pavasarį, vasarop rinka jau stipriai sujudės, ar ne? Tai ir mums duos didelį postumį. Dabar mes su šita kaina, mes ją keliam ant krentančios rinkos. Tai kaip yra sunku padaryti, eiti prieš rinką, prieš rinkos dėsnius. Mes, nu, esam priklausomi, ne? Ir dabar visi žiūrimus, nu, nesąmonė, nu, vat kyla, bitkoinas krenta, jūs kylat, nu, nesąmonė. Nu, taip nebūna, čia skamas, čia nesąmonė ir panašiai. O kai visi kils, mes kylam, ažiotažas bus daug didesnis ir visi pradės pirkti. Dabar, vat, kai krenta neperka, nu, va, toks mentalitetas žmonių, o kai pradės kilti, kai bitkoinas kainuos 40-50 tūkstančių, visi pirks, kai ultima kainuos 50 tūkstančių, irgi visi pirks. Nu, va, ir visa rinka, bendra tendencija, kad perka, tuo labiau ir ultima temps į viršų. Tai dabar mes einam prieš rinką ir tai mums gerai sekasi, tada eisim kartu su rinka, mums dvigubai geriau seksis. Ir Aleksas sako, nu, mes norim pirmieji pasiekti 100 tūkstančių. Pirmiau negu bitkoinas pasieks. Ir turim labai daug šansų. Mes jau buvom ties 100 tūkstančių su praeitą monetom ir gerokai virš 100 tūkstančių, ar ne, ir aplenkiam bitkoiną ir panašiai, ten visi tas, sakysim, priežastis ir viską žinom, kaip kas buvo, kas jau esam senai, bet aplenkti bitkoiną kainoje, nu, nėra taip sudėtinga. Sakykim, na, įdirbių, svorių, verte, pasitikėjimų, galbūt ir netgi dalinai technologija, nu, yra sunkiau jie aplenkti, ar ne? Va, bet kainoje gali. Kainoje mes aplenksim, aš nebejoju.
technologiją mes jau jį aplenkėm. Mes turim deleguotą pūlą, ar ne, turim deleguotą pūlą, ko bitkoinas iš vis neturi. Mes turime, sakykime, 50 monetų į dieną, bitkoinas 900, mes turime ką? Bitkoinas tai dirba proof of work, sakykime, kasimo būdu, kur elektros sąnaudos ir taip toliau, pas mus yra proof of stake. Ten dar geresnis modelis negu proof of stake, ar ne? Tai mes jau technologiškai esame stipresni. Toliau, sakykime, monetų greitis, blokų patvirtimo greitis mūsų yra gerokai didesnis negu bitkoino. Transakcijų greitis yra gerokai didesnis. Per sekundę transakcijų, jeigu ten pas mus pas bitkoinas, nežinau ten kiek, aš jau neatsimenu, 15 ar kiek, tai pas mus ten 2000, ar ne? Techniniais parametrais mes daug ko lenkiam bitkoiną. Tai techniniais jau lenkiam, kainą lenksim, su laiku ateis ir patikimumas, sakykime, ir kaina, tada ir žmonių daugiau, ir patikimumas, ir Aleksas atskleis, sakykime, visą tą, kaip pūlas veikia, kaip čia viskas yra skaidru, atvira, sąžininga, nes visi suprantam, kad kai pasaulis eina link centrinių bankų skaitmeninių valiutų ir visus nori užrakinti, prispausti, sakykime, į kampą, tai tie blockchainai, tos sistemos, kurios bus maksimaliai decentralizuotos, ar ne, jos turės daugiausia vertės ir daugiausia pritrauks žmonių. Todėl mūsų birža, kuri bus pavasarį, tikiuosi, jinai pasileis, jinai bus DEXas, decentralizuotas. Nes centralizuoti dalykai, ką su Binance uždarinėja SECas Amerikos, tarkuoja kaip netingi. Teismas po teismo, ten su Ripple teismai, ten ir taip toliau, ir su tais centriniais organais, ir tai ten nieko nepadaro iš principo. Bet kiša pagalius ir ratus pastoviai. O kai bus decentralizuota sistema, ir ką, Aleksas išeis į pensiją, sistema kiek reikia, tai reikia. Ką tu padarysi? Nes visur vyksta patvirtinimai, Nigerijoje vyksta, Afrikoje vyksta, ten Amerikoje vyksta, Kinijoje vyksta ir pabandyk visose šalyse tuos tvirtintojus ar net tuos mazgus uždaryti. Tai dabar yra nedaug mazgų, tai yra biržos, tai yra ten įmonės serveriai ir panašiai. Bet su laiku, ir jūs tikrai sulauksite to momento, kai mes galėsim patapti blockchaino, kaip ir mazgais. Per mus eis transakcijos, mes tvirtinsim ir mes dar už tai gausim atlygį. Nuomosim serverius, Šarūnas žino, ką reiškia nuomoti serverį, gauti, kas turėjo blockchain vietas ant seno blockchaino. Tai tas bus ir čianai. Ir tai duos maksimalią sklaidą, maksimalią decentralizaciją visos sistemos ir pabandykim tada mes visą tai sunaikinti. Nemanau, kad tai bus lengva, gal net ir visiškai neįmanoma. Taip, gerai, kažkas kažką parašė. Kaip geriausia iškeisti USDT, kaip geriausia iškeisti USD ar eurus spalio mėnesį. Jo, Ultima Wallet viduje nebus, bent jau kol kas neplanuojama, nes kad daryti pakeitimus į fiatinius pinigus piniginės viduje reikalinga licenzija. Reikalinga licenzija, kurią prižiūri centriniai bankai, o tai yra prisirišimas per reguliatorių. Ne, mes to nenorim. Mes kažkada prieš 5, 4, 3 metus, gal prieš 3, 5, 4, 6, buvo pas mus licenzijų pirkimai per bankus. Buvo per bankus ir per kripto rinką. Tai per bankus, gerai, patogu, ten per kortelę nusipirkau licenciją ir visą kitą. Bet pastoviai kišo bankai kojas. Ten paveikia pusę metų, jau tas bankas sako, pateikit papildomų duomenų, ten reikalavimai kažkokie, reguliatoriai, ir viskas, ir išsiskiriam. Toliau su kitu banku, vėl padirba metus laiko, vėl išsiskiriam. Ne, viskas, Aleksas pasakė, viskas, perinam tik ant kripto rinkos, jau jūs ten pinigus galvokit, ką norit, kaip susiorganizuokit, tai jūs žinot, kaip aš jums padedu, sakykime, tos keitimus darau dar kažką, tai bet apsieisim be tų. Ir šiai dienai tendencija iš mano bent jau klientų, nežinau, 70-80% sutinka atnešti grynus ir būti inkognito. Ar ne? Tai nereikia jums savo banko pririšti prie kripto biržos, nereikia eiti ten kažkur tai pasakyti, kad aš tiek uždirbau, taip toliau. Viskas gerai, mokesčius mokėti reikia, bet čia yra tokia, sakykime, laisvė mokėti tada, kai uždirbot.
o ne tada, kai jūs dar net neuždirbot, o jau kiekvienas jūsų žingsnis matomas, tai vieną dieną jums skambina, o tai kaip ten su mokesčiais? Jūs dar nieko neuždirbot, suinvestavot bilę kiek ir dar neuždirbot, bet jau jūsų paklaus, o tai kaip tenai? Va, netgi keičiant iš Ultimos į USDT, jūs gal nieko neuždirbot, bet padarėt pakeitimą, jau jūs pagal VMI išaiškinimą turit mokėti. Aš tam mokymuose ir vienos ir kitose sudalyvavęs. Tai daugybė žmonių nenori. Mes negaunam tiek iš valstybės, ar ne, kad taip labai noriai mes, sakykime, viską atiduotume ir panašiai. Tai yra tų galimybių kitų. Tai va, kaip geriausiai iškeisti? Tai viduje reiškias nėra, o žingsniai yra paprasti. Gaum iš mokėjimą į Ultima Wallet, susikaupia, jeigu, pavyzdžiui, mažas mokėjimas, busgi 5% išvedimo mokestis, transakcijos mokestis, 2% smarto paims, iš smarto 3% iš Ultimos paims, 5% nemažai. Tai jeigu jums įkrito tenai nedidelė suma, tai žiūrėkit, kad jums tie 5% ir gal ten, neapsimokės paprasčiausiai, ne, įsivedinėti, nes didelius mokesčius mokėsit nuo mažos sumos. Va, o tada palaukit ten galbūt savaitę ir darot išvedimą į Mexą, į GTO, į Coinsbitą ir, sakykime, iš tenai jau pasidarot USDT ir USDT vedat į Binance ir į savo kortelę, jeigu taip oficialiai, į Swedbanką ar kažkokią Wirex ar kažkokią kitą kortelę. Tų variantų yra daug. Bus, sakykime, mūsų kortelė, tai jums net nereikės nei Binance, nei kažko tai. Mūsų piniginė pririšta prie bankų, sakykime, jūs banke, kaip dabar buvo Anglijos banke, turite Ultimos paskyrą, Ultimos sąskaitą ir viskas iš savo piniginės pervedėt į kortelės, į banko sąskaitą, Ultima moneta, tai kuri bankas yra, pavyzdžiui, Anglijos, jeigu jį atnaujins, ar bus kitos šalies, nesvarbu, bet ne Europos Sąjungos. Tai čia yra labai gerai. Va, ir jūs tą Ultimą vieno mygtuko pakeitimų pasikeitėte eurus ir nuėjote į bankomatą, kišot kortelę ir pasimėte eurus. Protingai imat, jūs esate inkognito, Anglijos pilietis, niekam neįdomu. Aišku, jeigu ten po 10 000 kasdieną imsit, tai vis tiek paklaus, kodėl tiek. Jo, į Mexą, bus galima ir į Mexą. Kol kas dar Ultimos nėra Mexa, dabar tai yra Coinsbita. Šiai dienai siūsti į Coinsbitą ir konvertuoti. Po kelių dienų ar po savaitės siūsti į Coinsbitą arba į Mexą, kur jums patogiau, kur kursas geresnis panašiai. Paskui dar GTO atsiras ir paskui taip toliau, tų biržų tik daugės. Kada bus kortelės? Tai va, kortelės veikia 2 metus. 2 metus yra ir virtuali kortelė, buvo ir lygiai taip pat fizinė, plastikinės arba metalinės. Pas mane metalinės, pas kitus plastikinės. Tai metalinių, sakykime, buvo 400 000 limitas, milijonas limitas, 5 milijonai limitas į mėnesį. Čia priklausomai nuo kortelės. Mano 400 000 mėnesį, tai pakankamai normalūs pinigai. Tai va, bet kol kas reguliatoriai prispaudė, letina ir žiūri. Tai bus. Arba bus tas pats Anglijos bankas, kuris labai yra geras, yra, sakykime, ryšys su Barclays banku, ten labai viskas gerai, bet, reguliatoriai prikibo. Arba bus kažkoks kitas bankas, Anglijos, ne Anglijos, kitos šalies bankas. Kažkas bus. Kol kas žinių nėra, tai gali užtrukti. Dėrybos su 2 bankais jau vykdomas. Jeigu kartais net kabins to Anglijos banko, tai bus kažkoks kitas bankas. Jeigu čia užtruks ilgiau, yra tų variantų. Sakykime, jeigu norit oficialiai, tai pasiemat, sakykime, Binance kortelę, ir viskas, persvedėt USDT į Binance, pasikeitėt į eurus ir įsivedėt į Binance kortelę, įkišot į bankomatą, pasiemėt ir sumokėt VMI mokesčius. Viskas. Binance Lietuva. Revolut Lietuva, sakykime, jeigu norit to kelią eiti per Revolutą, sakykime, o jeigu norit biškutį kitaip, tai tada lauksit mūsų kortelės, arba jeigu ilgai nesulauksit, yra variantų. Jau dabar žinau, yra kortelė, visiškas naunėjimas, jūsų vardo nieko nėra, yra QR kodas, tik tai jūs įkišot kortelę, iš vis nieko nesupranta, kas čia per dalykas ir pasiėmėte eurus, ar ne?
Va, nu, ta kortelė kainuoja, aišku, 550 eurų. Nu, tai va, tam mėnesinė aš neatsimenu kiek. Ar 550 jau čia su metiniu mokesčiu 100 eurų. Nu, kažkas tokio. Bet, nu, va, biški kainuoja. Nu, bet, kaip pasakau, kaip jau bus pinigai rankose, mes tikrai rasim galimybių, kaip juos pasiimti. Coinsbit Black Cat Card. Jo, Black Cat Card, aš nežinau, kaip šito Black Cat Card. Jo, šiaip Black Cat Card tai yra kokia ten ta šalis, aš jau pamiršau. Turiu aš tą kortelę, bet nu, tiek reikia suprasti, kad tai yra oficiali kortelė, tas pats, kad Swedbankas. Nes kokia ten šalis, neatsimenu. Bet jinai yra, netgi, jeigu neklystu, tai yra Europos Sąjungos šalis. Arba ten, nu, sakykime, prijaučianti Europos Sąjungą. Man atrodo, net yra Europos Sąjunga. Malta, man atrodo, yra Malta. Jeigu aš neklystu, Black Card'as. Bet tai yra, nu, oficiali, va, jo, monėse, nežinau, turiu likti monėse, bet dar nenaudoju. Tai va, bet Black Card'as, tai jisai neturi kripto. Monėse, nežinau, neturi. O Binance'as, ne tik Binance'as, jo, ne tik Binance'as turi sąsajų eurų. Nu, aš tik dėl to, kad, nu, Binance'as, nu, gana pigu, greita, patogu ir saugu, nu, lyginant. Nu, aišku, ten Amerikoje, Binance US, aišku, tai ten, nu, sakykime, žmonės perspėja, gal labai nelaikykit pinigų, bet kitose rinkose, kur yra Binance Europa, tai, nu, jeigu jau uždarys pirmą, tai uždarys Ameriką, tai mes tada jau žinosim, kad reikia ir iš Europos traukti, nes Europa iš paskos Amerikos eina. Va, kitose šalyse tai to Binance tikrai ten neuždarys. Va, monėse gal turi, jo. Aš dabar galvoju, aš turiu monėse, pasimenu, tų kortelių tiek daug, kad aš nebeatsimenu, ką aš turiu. Va, monėse turi. Nu, va, monėse. Tai va, vedat į monėse. Čia monėse kas Anglijos bankas, ar ne, yra. Koks čia tas bankas, aš nežinau. Tai jeigu Anglijos, tai super, viskas gerai. O, Anglijos bankas. Nu, tai labai gerai, va, danguolė, žinai. Va, tai viskas, va. Sakykime, tada tikrai tai yra daug kartų geriau negu Binance kortelė, kurią aš turiu, Revolut kortelė, kurią turiu, Black Card'as irgi blogai, o monėse yra gerai. Monėse yra gerai, mūsų kortelės, kurios buvo ir bus gerai, ar ne. Dar pasižiūrėkit Vairex'as. Vairex'as, irgi dabar nežinau, kas ten per šalis, gal irgi UK ar kažkas tai. Vairex'as irgi turi kripto. Ir ten, va, šiandien net ten bandėmės kažką keisti, daryti, tai irgi yra neblogai. Double V, Virex, kažkaip tai va taip, man atrodo. Jo, aš pabandysiu paskui, jo, va taip kažkaip tai. Jo, galėsiu paskui gal po vėliau įmesti ir nuorodas, kai kurių tokių bankų. Nu va, o tas jau kur brangesnis, kur ten 4,5 ar plus 100 metinis, ten iš vis yra kažkoks, man atrodo, Singapūro ar gal Singapūro bankas. Bet jis yra jau, nu, sakykime, paaugęs, jau ne pirmi metai rinkoje ir ten dirbo su kripto, bet ten dirbo limitai didžiuliai, tas inkognito variantas irgi. Jo, aš galėsiu duoti, kartais būna, kad, sakykime, jo, sakykime, jeigu mūsų kortelė, tai būtinai reikalingas bus pakvietimas, jeigu kitos kortelės irgi būna gerai pasinaudoti tom nuorodom, kas turi tą, ne? Nes, nu, sakykime, mes gaunam kažkokiu bonusu, būna, kad ir mes, ir jūs gaunat kažkokiu bonusu, ar ne, vat, nu, visą laiką apsimoka pasinaudoti nuorodą, paprasme, ir nu, tiesiog negailėti paimti, kad ir mano nuorodą, paskui tą gavę nuorodą duosit jau savo nuorodą vėl kitiems. Ir netgi dabar, va, pavyzdžiui, biržos, ar ne, va, biržos yra ta pati Meksas, ar ne, va, ateikite į mano kanalą, jau parašyta registracija į Meksą. Registruokitės, ten yra mano personali nuoroda, nu, duos man kažkokį gal procentą, ar ne, nuo jūsų. Ten tie procentai yra, nu, lašas jūroje iš tikro. Nu, bet, sakykime, per laiką, per kiek, ten gal doleris kitas įkrenta. Nu ir gerai, jūs paimkite mano ir duokite savo žmonėm. Tada savo įsitraukit nuorodą ir duokit toliau. Bet tai yra teisinga ir visos biržos turi praktiškai referalinę programą, kas 1 lygio, kas 5 lygių, kas 15 lygių, visos turi. Ir kuo ne marketingas, ar ne? Nu, vat visos biržos
to, sakykime, tokio daugia pakopio marketingo kaip ir prisibijo, bet visos biržos naudoja. Ir tos pačios kažkokios pizzerijos nenaudoja, čia Kaune ir panašiai. Atves draugą, gausi pizzą nemokamai, atves 2 draugus nemokamai, jeigu dar draugas draugui, tai tau ten, nežinau, 5 vakarienės nemokamai. Visko yra, žmonės supranta, kad rekomendacijos yra žiauriai gerai. Tai labai gerai veikia, tai yra šiltas kontaktas ir kodėl Aleksas nėjo per reklamą, ar ne. Tai tu eini visą laiką šaltą kontaktą. Tu išleidi milijonus reklamai televizijai, milijonus reklamai ten visokiai portalam ir panašiai. Ir tu kiekvieną kartą mušiesi į šaltą kontaktą, kiekvieną kartą darai 18 salto, kad paimta klientą. A jis vis šaiposi ir neina pas tave, ne? O čia, kai tu dirbi tiesiogiai su pardavimais, tiesiogiai su žmonėm, įmonė tau tiesiogiai sumoka. Nuo kiekvienos licenzijos pardavimo jūs gauna 20%. Ir įmonė laisvai atiduoda, nes parduoti gerokai yra lengviau, sklaida gerokai didesnė ir jūs iš karto gauna 20%. Iš manęs pagal mano nuorodus registravot, nusipirkot licenciją, aš gaunu 20%. Lygiai taip pat jūs, kai savo nuorodą kažkam duodat, gauna 20%. Jeigu draugo draugas nusipirka jau, tai jūs gaunat dar 7%, toliau gaunat 3%, toliau gaunat 1% iki 15 lygio. Nuo 16 nebegaunat. Bet kai pasiekėt deimantą, pasiekėt 250 000, tai jūs gaunate nuo pirmo lygio 20% plus 15, 35%. Nuo antro lygio 7 plus 15, 22%. Nuo trečio lygio 3% plus 15, 18%. Ir nuo milijoninio lygio, kuris ten pirks kažkada po 5-10 metų pas jūs gausit 15%. O kai pasieksit dar aukštesnį deimantą, gausit 16%, 17%, 18%, 19%, 20% ir taip toliau. Ten daugiausiai kiek yra, ar 22% ar kiek. Tai nuo produkto pardavimo tiesioginiam klientui, kai pasiekėte aukštą lygį, gaunat 20-40% ar kiek, ar panašiai. Ir dabar susimaišiau. Tai yra kosmosas. Vos ne pusė. Tai čia yra tik tai tiesioginiai bonusai. Bet jūs gaunat komandinius bonusus. Pasiekė deimantą, gaunat visus komandinius bonusus, ką sustrategavot, sudirbat. Jo, tai ne iš karto, gaunat VIN tokenų 100 000, gaunat 3 000, gaunat komandinius bonusus, gaunat automobilį. Norit imat, norit pasiemat po dar vieno aukštesnio, pasiekėt 500 000, gaunat dabar 10 000 automobilis, tada gaunasi ar 20 000 automobilis ar kažkiek. Ir jos gali tos 2 sertifikatus sudėti ir pasimti vieną automobilį, 60 000. Paskui ten jachtos, taip toliau. Bet nuo deimanto atsiveria nerealūs pinigai. Kas dirbat su pardavimais ir kas apie tai galvojat, pasieksit 250 000, iš principo tai yra neribota laikė, kas yra gerai, kad nėra taip, kad kitose kompanijose per mėnesį varai, kad pasiektum kažkokią apyvartą, ten 50 000 ir kiek, ir pritrūko tau 3 000. Ir špygą taukota, tu nieko negauni, nes mėnesis persivertė, nuo kitų mėnesių tu vėl pradedi iš naujo. O pas mus ne. Jūs dabar kažkam parekomendavot, kažkas nusipirko licenciją, pasiekėt tam tikrą lygį ar ne, tam tikrą apyvartą ir jau jūs gavot tiesioginius bonusus. Paskui pasiekėt tam tikrą apyvartinį lygį, pirmas bonusas papildomas įkrito 100 eurų, kitas jau 300 eurų, kitas tam 1000, ar ne. Be to, ką jūs gaunat tiesiogiai ir gilį nuo tiesioginių ir netiesioginių pardavimų. Pasiekė deimantą, sukrito visi per tą laiką tiesioginiai pardavimai, netiesioginiai, sukrito visų iki deimanto, sakykime, ranginiai bonusai, sukrito visi komandiniai bonusai. Komandinis bonusas tai darbas su 5 lygiais. Įkrito automobilis, VIN tokenai, kuriais ten taškotės į kairę, į dešinę, nes tai yra realūs pinigai. VIN tokenai, jūs negalite jų įsigryninti, bet jūs visada dirbdami su pardavimais juos galite panaudoti ir žmogus ateina, aš pirksiu už 1000, o jūs turite 100 000 VIN tokenų. Gerai, tu nepirk už 1000. Skrudzas Magdakas, tu pirk už 11 000, aš tau dar vieną tokį paketą padovanosiu. Aš taip žiūriu. Padovanosiu. Ir viskas. Ir jūs už VIN tokenus nuperkat jam.
tai jums sukrito dar bonusai už abu du paketus, tokenai ir taip jūs įgryninti negalima, o jis jam padarė tokią atrakciją, jisai patenkintas, jisai uždirba, prisikvietė savo draugų, dar jiem padarė atrakcijas, nu ir viskas, va, pardavimai auga, plečiasi, tiek čia yra galimybių, kosmos, tai čia jau truputį pardavimus įlindau. Tarp kitko grupėje, kas norėsite, biškutė apie pardavimus daugiau, yra kita grupė. Ten yra keli žmonės, aš įkelsiu jūs ir tenai, ir ten yra, sakykime, pardaviminiai visi tie, sakykime, bonusai, kaip skirstosi, skaidrės, ten kažkokie dalykai, diskusijos ir taip toliau. Video ten yra, sakykime, išaiškinimai ir panašiai. Nu, gal dar aš nekėliau, tos medžiagos yra tiek ir tiek, bet va ten irgi jums tada reikėtų būti. Tai pasakykit, ką įkelsiu ir viskas. Va, jo, vieną tai kelsiu. O dabar va tos mokymas, iš principo aš jau darysiu čionai, man yra gerokai komfortiškiau, yra čia 20 žmonių, iš jų vis tiek kokį 10 ateis, kiti 10 ten paklausys, sakykime, vėliau prisijungia, nes negalėjo ateiti. Bet ne tai, kad ten grupiai, kur kanale pas mane 3,5 tūkstančio žmonių, ten 95% užmygę, ten yra čatas, pokalbių grupė, ten gal 350, vėl ten, sakykime, visi užmygę. O man čia yra komfortiška. Visi savi, galima pasakyti daugiau, nėra jokių skamerių, nes ten tuose ir skamerių yra, ten jų visų neišgaudysi. Nors pas mane robotai jos visus nukilina, jie ten šnekėti ir pasireikšti neturi galimybės, bet, sakykime. Čia, plus, aišku, čia mes vienas kitą matom. Kontaktus matom viską ten, nuo 100 žmonių grupės jau kontaktai nesimato. Galime juos užrakinti, tai skameriai ten veržėsi pas mane, aš anksčiau jų neleisdavau, paskui žiūriu, viską užrakinau, eikit, žiūrėkit. Tai jie ką tik tai sugeba, jie ateina į grupę, pažiūri, kad čia faina, viskas likti gerai ir kaip dabar apgauti. Kontaktų nemato nei vieno, mane tik vieną mato kaip administratorių ir tada man kasdieną po 5 laiškus meilės parašo, kaip čia aš turiu ką tau pasiūlyti, labas. Pas mane tokių užblokintojų grupiai ten, tuoj bus 400, o šiaip tai ne grupiai, kurie yra, tai iš viso ten, nežinau, kasdieną po 5 blokinų. Tai va, ir būtinai žiūrėkit kripto rinkoje saugumą. Supraskit tokį dalyką, kad ultimos kaina yra didžiulė. Skameriam tai yra wow. Skameriai dabar yra stipriai suaktyvėję ir pavyzdžiui, kas dirbsit su pardavimais? Nu gerai, jeigu Lietuvoje dirba, tai dar pusė bėdos, čia gal nepapulsiu. Bet aš kaip dirbau tarptautinėje rinkoje, tai aš jau sakau, esu 10 milijonų praradęs, sakykime, pagal to meto kursą ir jeigu aš būčiau viską įsikeitęs, aš praradau kosminius pinigus. Todėl šiandien galiu drąsiai papasakoti ir pasakyti, kad jų nereikėtų prarasti. Kas dirbsit su pardavimais, jeigu eisit į kažkokias tai kitas rinkas, rusų kalbą, anglų kalbą, tai ten labai paprastai. Labą dieną, aš jūsų čia kietas klientas, pas man yra ten verslininkų milijonas, tik davai man viską rodyk, viską aiškinti ir panašiai, susidraugauja su jumis ir po mėnesio kito jūs nulaužia ir viską pavagė, paima. Tai privačius raktus saugokit, susinstaliuokit piniginės. Yra ir čia įkelta iš toj grupėje, ir kitoje yra piniginės, Apple Store, Google Play. Piniginės suinstaliavot, privačius raktus, yra video įkeltas vėlgi, rusų kalba, bet suprasit, kaip jeigu iš karto nesisaugote arba įsisaugote ir pamiršot, pametėt lapelį, kol dar prieinat prie piniginės, dar kartą įsisaugot ant lapo, į fleškę, į dar vieną fleškę, vienas fleškę namie, kitą sode, ant lapo ten dar kažkur tai išsilaminavau, padėjau ir viską. Va. Ir turiu. Ir, sakykime, toj piniginiai netgi pagal idealą jums nereikėtų laikyti didelių sumų. Ne? Ten krenta revardai, bet jūs turite dar vieną piniginę, kurią tik tai įjungėt internetą, atidarėt piniginę, padarėt pavedimą, atidarėt piniginę, pasižiūrėt, pavedimas įkrito, uždarėt internetą, atjungėt ir guli stalčiui. Gali būti net nesuinstaliuota, jūs prisijungimą turėt visada galima atstatyti, bet, prireikia pinigų, telefoną į internetą pajungiat ir įsivedėt. Tai iš vis bus jau saugu, ar ne? Tai privačius raktus pasidubliuojat, netgi vienuose namuose gerai nelaikyti, ar ne? Kol maži pinigai nesvarbu. Bet čia mums žinomas vienas kolega, čia jo nėra šiandien, aišku, su Ultima pirmąja, ar ne? Kažkaip tai neįsisaugojo.
ir Ultimos kaina tada buvo, nežinau, kiek, gal 60 tūkstančių, gal 80, PLC Ultima gal 100 tūkstančių, nesvarbu. Bet buvo, pakankami pinigai, ir jisai turėjo monetų kasimo porą aplikacijų, blockchain'e veikiančių ir kažkaip neįsisaugojo tų raktų ir paskandino telefoną. Kažkur, tai čia kažkas tą istoriją gerokai geriau žino, paskandino upė ir kažkur su baidarime su ką plaukėjo, tai viskas baigėsi tuo, kad reikėjo ieškoti telefono. Pasamdė narus, sumokėjo ten 400 eurų ir kiek panašiai, ištraukė tą telefoną ir vienintelė laimė, kad jisai buvo ten ket ar kažkoks, ten neperšlampamas ir taip toliau. Jį ten pradžiovino, užsikūrė ir viskas vėl buvo jo rankose. O jeigu telefonas elementarus paskendo ir jūs neturite, tai jūs neturite nieko. Jūs viską praradot. Kas yra svetainėse, jūs dar prieinate, ne? Bet svetainės, iš kitos pusės svetainės tai yra, jau trečioji šalis, ne? Tai yra įmonės, sakykime, produktas, galbūt gali kažkas nulaužti paprasčiau. Tai svetainėmis ir biržomis niekada nereikia pasitikėti, ne? O kas yra mūsų, tai visą laiką reikia padubliuoti ir nelaikyti jokių kopijų ten telefone, cloud'e, kažkokiam kompiuteryje. Čia mano buvo klaida, kai 2 piniginės nulaužė ir turėjau daug netekčių ir streso. Tai viskas, tokių elementarių dalykų reikia. Ir kopijuojant adresus iš kairės į dešinę ar ne, visą laiką patikrinkit pirmus skaičius, galutinius skaičius. Šiaip yra netgi klausiau vieną, kuris ten tais skripto hakinimai susiema, kai dabar padaro pirmi ir galutiniai skaičiai raidės netgi sutampa to adreso, o vidury gali pakeisti, netgi kitokio lygio. Čia mes kaip mažiukai, sakykime, gal iki mūsų nebeis, sakykime, bet jau kur yra rimti dalykai, rimti pinigai ir reikia milijardą kokį vieną kitą nulaužti, tai iki tokio lygio, kad sugeneruoja tokius adresus, identiškus, pakeičia kelis simbolius viduje ir aš nukopijau adresą, pas mane virusas sėdi telefonė ar kompe, tą adresą pakeitė į tokį patį su 2 pakeistais simboliais ir aš tiesiog copy-paste, pažiūrėjau pradžią pabaigą, dar daugiau pažiūrėjau, viskas idealiai, copy-paste, nusiunčiau pinigus ir mano milijonas atsidūrė hakerių rankose ir nieko nepadarys. Vienintelis trūkumas blockchain yra, kad atidavėm hakeriam, reiškia atidavėm. Banko, čia yra lyg tai privalumas, ten kažkokia apsauga iki 100 tūkstančių ir kažkas tai tokio, bet ir tai ne visada padeda. Tai o visa kita yra vieni privalumai blockchain, vieni privalumai. Tai čia tokių biškutį saugumo dalykų dar. Pripasakojau, prišnekėjau, kažkaip sakiau, čia trumpai kalbėsiu, bet daug čia visko gavosi. Kokiu dar mes turėtume klausimų, dar galiu skirti laiko. O jeigu jau atsibodau, tai eisim, važiuosiu aš namo, paskui kelsiu įrašą ir galėsit parašyti, jeigu kažkokiu bus papildomų klausimų. O šiaip sakau, dalinkitės. Ypatingai startas jis visada yra pats pelningiausias, vienareikšmiškai. Ir jūs uždirbsit, ir iš pardavimų uždirbsit, ir iš tokenų uždirbsit, ir draugai uždirbsit, ir šeimos nariai uždirbsit, ir dar akcijai dabar yra, dalinkitės. Kaip aš sakau, nespręskit už kitus žmonės. Jam nereikia, jam neįdomu, jisai čia nepaspaus mygtuko, jisai čia bijos. Jūs nežinot, nereikia spręsti. Ir žinau, kad kai kuriem iš jūsų bus sunku kažkaip gal paaiškinti ir panašiai. Visada galit nukreipti mane. Sakykime, ten Gintaras paskambino, į tave kreipsis kažkoks tai ten Aloizas, ar ne? Ir viskas. Ir aš žinau, kad tai yra Gintaro. Aloizas, mes su juo pasišnekėjom, susitikom 15 kartų, išgeriam kavos ir tada Gintaras jį užregistravo, Aloizas nusipirko, Gintaras pasiėmė bonusus, aš irgi kažką tai gavau iš komandinius bonusus ir viskas. Visada galit atiduoti, galim 3 padaryti, ar ne? Gintaras, Aloizas ir aš susizuminom, susitikom gyvai kaviniai, pasišnekėjom, įsiskirstėm ir Aloizas priėmė sprendimą. Nes, kažkuria prasme turiu tos patirties, ar ne, ir teigiamos ir neigiamos, ir tie mokymai, webinarai, visą kitą, po truputį ir tas įdirbis įmonėje jau 6 metai prasidės. Tai tikrai galiu padėti jūsų žmonėm. Pavyzdžiui, dabar šiandien buvau su moterim susitikęs, jinai iš Norvegijos, jinai komandai, sakykime, yra mano, ir irgi dabar aš kalbėsiu, sako, su viena Anglija kalbėsiu, su viena Norvegija, jau ten kalbasi, irgi mes lygiai taip pat, kad, biškutinai pakalbės, paskui galbūt Zoomą pasidarysim, Telegramės, irgi yra tas video chat ir panašiai.
Va, ir tuos dalykus visus išsiaiškinsim, nes kas dažniau seka, kaip gal Šarūnas, kažkas, ir patys jūs daug galite pasakyti be mane. Bet kas iššoka taip kars nuo karto, nesusima kitais reikalais, realiai sunku tą pulsą, tą visą pertikti ir sakykime, gal net ir tokio entuzijazmo pritrūksta, tos energijos, ar ne, nes, kai nežinai tų visokių niuansų, ar ne, pats galbūt nespinduliuoji ir kai pats nespinduliuoja, atitinkamai žmogui tą vertę parodyti. Žmogus žiūri, kad, lyg sausai papasakoja, lyg gražu, bet ir nusisuko ir nuėjo. Pas mane yra tas entuzijazmas, yra tikėjimas, yra pasitikėjimas. Mane kritikuoja už tai, kad aš gyvenu debesyse ir per didelį pasitikėjimą turiu. Nežinau, kol kas man sekėsi. Nesakau, kad idealiai, bet tas, sakykime, širdies atsidavimas žmonėm, klientam, įmoniai, Aleksui, tikėjimas, ką jis daro, palaikymas jo, jis man prideda tokio, kažkokio tai vidinio entuzijazmo ir kai dalinuosi, man kažkaip lengviau ir žmonės lengviau priima. O paskui jie pasirašys, nepasirašys, toks, kaip jau jie nuspręs. Niekada nespauskit, niekada nešturmuokit, niekada iš pirmos dienos ten nepulkit, jūs čia pirkit ir panašiai. Jeigu galite, jeigu savas šiltas kontaktas, ateikit rytoj iš ryto, Petrai, klausyk, skirk man pusę valandos, aš to viską išaiškinsiu, arba su valandu pašnekėsim, kartu žiūrėk. Va tokia yra galimybė, liko 2 dienos. Tu pasinaudok ją. Pasinaudok, paskui tu man dėkosi. Tu mane vesis paskui kavinę ir ten mane vaišinsi ten 3 mėnesius. Pasinaudok. Kai kuriems žmonėms jūs taip galite. Bet kai lieka 2 dienos, ten dar penktadienio dalis ar ne, su šaltais ar tokiais apišalčiais kontaktais, geriau jų neužspausti. Geriau vis tiek juos užkalbinti, su jais padirbėti, galbūt biški rytoj, biški poryt, galbūt penktadienį jis to labiau bus neapsisprendęs, eis namo ir ten važiuos į bowlingą, nesvarbu. Tegul jis nepapuola į tą akciją. Bet su juo jūs toliau dirbsite spalio mėnesį, jau tada bus ir skaičiukai realūs ir panašiai, visai ten lapkritį gal nusipirks. Tai nereikia užspausti, niekada nereikia. Reikia, kaip sakau, atnešti vertą, kad žmogus jis ją pajaustų, suprastų, pamatytų, o jinai atsineša, aišku, tą vertę labiausiai, kai jūs patys tą vertę gaunat. Tai irgi yra logiška. Tai tie, kurie, pavyzdžiui, licenzijas nusipirkote, ar ne, ir ateis tas spalio mėnuo, jau kažką pradėsit gauti, atitinkamai jums ir dalintis bus gerokai lengviau. Aš kadangi su daug monetų prieš tai dirbau, su visais Ultima produktais ir ne Ultima, ir ten PLC ir taip toliau. Tai, man jau ta visa vertė, jinai per tuos 5-6 jau toj metai prisidės, jinai jau eina iš paskos. Ir man jau bendrą tą tendenciją, bendrą vertę aš galiu perduoti. Įmonės svorį, 7 metus, įmonių holdingą, klientus, Aleksą, jo ten pasiekimus, ten mokymų platformą, 10-tuke, Dubajų 100-tuke ir taip toliau. Visas tai yra pas mane ir aš tavo tokią bendrą bandau perteikti. Ir, pavyzdžiui, kai su žmonėm kalbu, tai jūs irgi, vienas dalykas tai yra pinigai, tas yra labai svarbu, bet jeigu jūs ateisit tik su pinigais ir dar pasakysit visą gyvenimą, čia kasdieną ir čia milijonai krenta, greičiausiai nepasirašys. Bet aš visą laiką prieinu, mane žmonės, o šiandien atėjo viena rimta irgi moteriškė, ne iš Norvegijos, o kita, čia turėjau daug susitikimų šiandien. Tai jinai iš karto, tai jau jinai daug žino, jau jinai mano webinaras, naujas žmogus, bet jinai greitai įninka, taip čia sakyk, čia licenzijos taip, kaip čia ką. Bet aš pradėjau nuo toli. Visą laiką nesistengkit atsakyti tiesiai žmonėm į klausimus, ko jie klausia, ir pabandykit jiem tą vertę kažkaip duoti iš giliau, iš toliau netgi. Aš nuo ko pradėjau? Aš nuo to paprastų elementarių dalykų pradėjau. Žiūrėkit, įmonė nuo 16 metų, žiūrėkit, buvo anoj sistemai, anam blockchain'e, pasisukūrė naują, senos monetos, netgi tokius dalykus, gal nereikėtų pasakoti. Čia iš Ultimos svopinam į Smartcoin, ne? Bet tokius, reikia labai primityviai, nes žmonės tokių techninių, technologinių dalykų jie nesupranta, bet reikia taip geriausia tai yra piešti, primityviai tuos dalykus paaiškinti, kad žmogus galų gale supranta, tai ne garažiniai, tai 7 metai,
tai Dubai 100-ke, tai savo mokymo akademija, tai 10-ke geriausių kripto technologijas kūrinčių žmonių sąrašelės, tai buvo tokia blockchainas, tai reikėjo naują padaryti, tai tas reikėjo perkeisti, jo, nieks nieko neprarado, bet reikia laukti, dėl ko visa kripto rinka nukritusi irgi laukia, bet jie laukia be jokių svotkinimų, mes laukiam kitaip. Va, ir kai tą viską išaiškina, žmogus tada pradeda rimčiau žiūrėti, plus ten ofisai, taip toliau, jis kažkaip žiūri, kad tai yra negaražiniai dalykai, tada plus, aišku, mane mato, vėlgi sakau, norit, ateina, jeigu su grynais pinigais galim raštelį susirašyti, galim susirašyti kaip norit, nesvarbu. Bet aš dirbu tiek metų, aš visur su tais pačiais telefonais ir tais pačiais saitais ir panašiai, nieks nesikeičia ir aš dar būsiu ten 10 metų ir panašiai. Ir žmogus tada supranta, kad, čia kažkoks yra gerokai didesnis svoris ir pasitikėjimas, negu išlindo reklama internete, o čia 100% per dieną, įmes 1000, paskui įmes 10 000 ir va tiek ir tiek žmonių pakibusių atidavė kosminius pinigus į nežinomas platformas ir niekada jie nesugrįž. Niekada nesugrįž. O tą pasitikėjimą reikia kurti, parodyti įmonę, vadovą, laikotarpį, savo vidinį tą brandą irgi tą pasitikėjimą kurkite. Va, ir žmogus tada ateis. Ir neužskubinkit būtinai. Jeigu yra geros sąlygos ir žmogus artimas ir jūs turite tą prieimą ratelį, prieikit. Pasinaudokite tą galimybę. Bet jeigu nėra tokio prieimo ir tokio šilto kontakto, geriau jo nesugadinti. Tebūnė jisai nusipirks vasario mėnesį, kai ultima kainuos 50 000, bet jūs jį ramiai atvesite ir jis ramiai pats asmeniškai priims sprendimą. Visą laiką žmogus turi asmeniškai priimti, niekada nespauskit, niekada nepriverskit, bet dalintis reikia ir labai vertinga. Labai vertinga. Pirmiausia, jūs vertę atiduodat, paskui žmonės džiaugiasi, išmoksta naujų dalykų, jie supranta apie centrinių bankų valiutas, jie supranta, kad grynųjų neliks, apie tai jau kasdieną visur kalba. Ne? O čia jie turi alternatyvą, jie jos prisibijo, nes tai kripto rinka, prisibijo, nes tai ten biržų nežino, ten tos monetos kaip čia kas, nieko nesupranta, bet jie norėtų pačiupinėti. Ir jūs žingsnis po žingsnio tą vertę kūrėt. Jeigu žmogus biskį labiau gaudysi, šis jam į rankas atiduodat instrumentus. Video tenai, aprašymai, kaip ką kur daryti, yra iki Z. Visko yra. Daugybė, visom kalbom. Va, bet dauguma žmonių nori, kad už rankos atvestumėt. Tai tada jūs jį pasiemat ir gerai, tau biržos nereiks, aš tau padarysiu. Tau pirkti netgi licenzijos nereiks, aš tau padarysiu. Tau gal to nereiks. Gal jūs to netgi nenorite pasimti. Atiduokit man. Atiduokit man, kiek galėsiu, tiek padėsiu. Ar ne, sakykime, nupirkti, paleisti, ar tą patį pūlus pasiėmiau, ar ne. Ir va taip, žingsnis po žingsnio žmogų atsivedat ir va ta pati Norvegija sako, va, kiek žmonės priinvestavę, ten grupės, anglų kalba, ten tūkstančiai tų žmonių yra. Ir sako, va, vieną platformą sudėjom ir dabar 2 metai stovim, nieks nieko įsivest negali, į kitą sudėjom. Tai, sakau, pasidalinkit. Tai paskui kažkas susikabins, vienas susikabins, grupėje 10 000, žiūrėk, iš vieno gal ir visi keli tūkstančiai ateis. Tai kodėlgi ne? Kodėlgi ne, nes potencialas ultimos yra labai didelis. Yra ir tos defliacinio modelio yra labai didelis. Tai va, dalinkitės, neškit vertę kitiem, jiem bus gerai, uždirbsit patys, galų gale ten daugiau, mažiau, vėlgi čia, sakykime, matysim, kaip seksis, aš tikiu, kad bus daugiau ir bus gerai. Va, bet jeigu žmogus ir kažkur tai ateis su mažais pinigais, galbūt sąlyginai su mažais atėjo ir mažais uždirbo, bet jis jau prie kripto rinkos priprato, jau jis kažkokius dėsnius suprato, gal dar kažkur nulindo į šoną, nudegė. Vėl po metų sugrįžo į ultimą kainuoja 100 000, tada jau užsipirkas. Ir tai gali būti. Va, tai taip, kad žmonės laisva valia priima sprendimus, gauna vertę ir jūs gaunat vertę ir visiems gerai. Va, tai čia šiek tiek tokios motyvacijos. Kokių turim klausimų? Jeigu turit, klauskit, jeigu ne, ir tada mes po truputį baigsim. Taip, dar pažiūrėjau, ar jūs to nieko neparašėt kartais. Nieko naujo nėra. Gerai, viskas. Tai ačiū labai, kad buvot. Įrašą išsaugosiu, įkelsiu.
papildomai klausimai, papildomai visus rašykite į šitą grupę. Čia yra tokie, savų, kurie eina toliau su Ultima, kurie domisi, kurie gilinasi, nes ten, sakykime, jau kitos yra tos tokios bendrinės grupės, netgi yra Messengeryje grupė, ar ne, įkėliau ir Donatai kėliau, nežinau, ar Danguoliai kėliau, ar nekėliau į Messengerį. Galėsiu irgi kelti, irgi gerai, nes kartais nepastebi Telegrame, kartais pastebi Messengeryje. Tai ką, kur reikia kelti, kas ko neturite skaidrių, neturite kokių tai video, neturite kažkokių instrukcijų, ar reikia, kad su žmogum pakalbėčiau. Visada klauskit, visada rašykit, bet ypatingai iš toj grupiai, visi esam savi, jeigu manęs netyčia nepagaunat, ar aš būna penktadienį, šeštadienį pas mane dažniausiai užimti. Penktadienį vakarai, šeštadienį manęs neieškokit, jau daug ką žinot, ar ne. Sekmadienius po truputėlį atsigaudinėjau, sakykime, jeigu nebūna kažkokios tai varžybos ar dar kažkas tai. Ir kitas dienas vėl dirbu. Tai jeigu manęs, pavyzdžiui, nepagauna šeštadienį, penktadienį, ten gal vakare, jūs drąsiai galit, o staigiai kažką reikia padaryti, iš šitos grupės gaudykit Šarūną, kuris daug žino, ar ne. Pagrindė Šarūnės, ar ne, Gintaras daug žino, dar čia kažkas čia yra, kas čia dar iš mūsų yra, kas čia dar. Ir Rita gaudosi, sakykime, yra tokia, Laimutė, sakykime, yra iš Vilniaus. Irgi gali patarti. Tie žmonės, kurie yra stipresni, kurie gali kažkur tai padėti, patarti, nukreipti ir panašiai, jeigu reikia. Staiga pirkimas kažkas pastrigo, monetų pritrūko, dar kažkas manęs nėra. Tai vėlgi viens kitam padėkim ir bendrai mes auksim. Kaip ir pūlę kažkaip tai susiorganizavom ir iš pūlo gausim, manau, tikrai visi daug naudos, tai ir lygiai taip pat viens kitam padėsim. Tai ačiū labai, linkiu gero vakaro. Ramaus poilsio ir padirbėkim likusias 2 dienas, plus dar penktadienį kiek galėsim ir pasiekim maksimalių rezultatų. Bus gerai, tikrai bus gerai ir draugam, ir jums patiems. Ir nuo spalio 1 dienos tikrai pamatysim, jau skinsim tos vaisius, kuriuos auginom iki spalio. Aš kaip pasižiūriu dar paskutinis postscriptum, yra, sakykime, aš įvairiose komandose, su grupėse. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas ateis į šitą komandą, aš dirbu su angliakalbiais, rusakalbiais, lietuviakalbiais, bet su rusakalbiais be problemų, galiu viską tą patį daryti kaip su lietuviu, su anglu aš negaliu vesti anglų kalbą webinarų, susikalbėti galiu, bendrauti galiu, bet vesti negaliu, man nesu dar to lygio, sakykime, kalbantis, bet jeigu žmogus ateina, jis tampa grupės narys, pilnas anglų kalba palaikymas bus, aš jam ir paskambinsiu ir pasišnekėsim ir ką reikia ten su kažkokiais pataisimais Google ar kažkieno, gaus pilną informaciją tikrai, taip kad angliakalbis gali atvesti drąsiai, o jeigu jis bus komandos narys ir jam reikės tokio, dar labiau šilto kontakto ir panašiai, aš jį galėsiu netgi įkelti į kitą komandinę grupę, kur jisai gaus anglų kalbą ar ten kiniečių kalbą, kokios reikia. Gaus labai daug informacijos, ta pačia kiniečių ar indų aš nekalbu, bet jeigu reiks, aš tą žmogų kelsiu į indų grupę ir jis gaus maksimaliai viską indų kalba, bus mano komandos narys, gaus kažkiek čia, bet gaus labai daug ir tenai. Taip, kad tų variantų yra visokių, tik tai drąsiai tegul ateina jūsų draugai, klientai ir viską dėl jų padarys. Tai gero vakaro linkiu. Įrašas bus ir iki kitų susitikimų. Iki.